Tai pirmiausiai norėčiau labai padėkoti visiems, kurie nusprendėte skirti savo laiką šiandieną ir pasiklausyti mūsų pranešimų. Šiandieną pasirinkome temą apie konkurenciją viešosiuose pirkimuose, apie konkurencijos teisės reikalavimus. Matome, kad ši tema yra tikrai labai aktuali, kadangi gauname tikrai nemažai užklausų iš klientų. Jiems kyla labai daug klausimų, viešųjų pirkimų tema apskritai yra pakankamai sudėtinga. Tai, kad reikia atsižvelgti ir į konkurencijos teisės reikalavimus, kartais dėja yra pamirštama ir matom, kad klientai kartais irgi stokoja šitų žinių, tai labai tikiuosi, kad pasidalinimas šitomis žiniomis šiandieną bus naudingas. Kaip jau minėjau, jeigu norėsite užduoti klausimus, tai labai kviečiame tai padaryti klausimų ir atsakymų lange, Q&A langelį turim. Deja, neturėsim galimybės kalbėti su jumis, bet į klausimus pasistengsim atsakyti. Tai man labai malonu yra šiandieną pristatyti mano kolegės. Kolegė Lina Darulienė yra asocijuota partnerė mūsų kontoroje. Naujas žmogus, bet mes esam labai laimingi, kad pagaliau galime padėti klientams konkurencijos teisės srityje, nes Lina turi labai didelę patirtį šitoje srityje, netgi yra dirbus konkurencijos tarybai, o taip pat turi ir advokatės patirtį. Tai iš tikrųjų labai vertinga, nes tai nėra vienpusė praktika, tokia daugialypė ir labai vertinga klientams. Tai Lina kalbės apie draudžiamus konkurencijos susitarimus ir kaip elgtis, kad nebūtų pažeisti konkurencijos teisės reikalavimai. Mano tema šiandieną bus sutarčių keitimas. Aišku, kad aš esu Lina Vaitiekūnienė, esu partnerė. Viena iš mano praktikos sričių yra viešieji pirkimai, o taip pat aš dirbu su įmonių teisė ir susijungimais. Tai mano tema bus sutarčių keitimas. Galbūt apžvelgsime keletą momentų, nes visų sutarčių keitimo pagrindų aptarti turbūt nesugebėsim per pusę valandos. Mano fokusas galbūt toks bus labiau į praktinius patarimus, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip reikėtų elgtis jau pirkimo procedūrų pradžioje, kad paskui nereikėtų susidurti su atitinkamais sunkumais. Ir turim dar vieną kolegę, tai yra Justina Ramašauskaitė. Justina specializuojasi būtent viešųjų pirkimų teisės srityje ir kalbės šiandieną apie pašalinimo pagrindus ir, aišku, ta aktualia tema nepatikimų tiekėjų klausimai ir kaip galima būtų apsivalyti, ką daryti, kaip elgtis, kad vėl galima būtų dalyvauti pirkimuose, nes tai neturėtų būti nuosprendis iki gyvos galvos. Tai aš tada norėčiau tiesiog perduoti žodį Linai Darulieniai ir tada paklausykime jos temos ir dar kartą primenu, kad mes laukiame jūsų klausimų ir bandysim juos atsakyti. Prašau, Lina. Labas rytas visiems, labai ačiū, kad skiriate laiko ir prisijungėte į webinarą. Aš pasidalinsiu savo skaidrėmis. Ar matosi? Kolegijų paklausiu. Taip, viskas tvarkoja, matosi labai gerai. Ačiū. Tai labai ačiū Linai už pristatymą. Iš tiesų esu advokatė Lina Darulienė. Teisinę praktiką jau verčiuosi daugiau kaip 15 metų. Dirbu su įmonių teisės klausimais, o pagrindinė mano specializacija yra konkurencijos teisė. Didžiąją dalį praktikos įgijau dirbdama konkurencijos taryboje, ten dirbau 5 metus. Na ir jau dirbdama pastebėjau, kad tikrai dauguma konkurencijos teisės pažeidimų yra padaromi tiesiog iš nežinojimo. Todėl grįžusi atgal į verslą, dalinuosi, stengiuosi dalintis su klientais savo žiniomis, daugiau akcentuoju į prevenciją, kaip nepažeisti konkurencijos teisės reikalavimų savo veikloje.
Norėčiau šiandien, nepavyksta pakeisti skaidrės, gal paleisiu iš naujo. Keičiasi dabar, man atrodo, skaidrės. Tai šiandieną pasidalinsiu iš tikrųjų, kas tai yra tie konkurenciją ribojantis susitarimai ir kodėl jos konkurencijos teisė draudžia. Aptarsiu, kas yra svarbu bendraujant su konkurentais ir tiekėjais. Ir be abejo akcentas, kaip nepažeisti konkurencijos taisyklių dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Na ir aptarsime, kokios gi iš to kyla pasekmės, jeigu pažeidimas vis tik tai atsitinka. Iš tiesų, konkurencijos teisė turi tikrai didelį ir gražų tikslą, tai yra kaip visuotinė vertybė, ekonomikos pagrindas, kuri turi būti saugoma, jos apsauga yra užtikrinama ir mūsų konstitucijoje, ir konkurencijos įstatyme, ir europiniu mastu yra daug taisyklių nustatyta. Na, o tikslas tai užtikrinti būtent sąžiningą konkurenciją, kad vartotojai iš sąžiningos konkurencijos gautų didžiausią naudą. Konkurenciją ribojantis susitarimai yra tik tai viena iš konkurencijos teisės priežiūros sričių, bet jinai visada yra prioritetinės sritis ir institucijos, mūsų konkurencijos taryba iš tikrųjų skiria tam didžiausią dėmesį, prioritetą, atlikdama tyrimus būtent dėl konkurenciją ribojančių susitarimų priežiūros ir siekdama užkirsti kelią jiems atsirasti. Na, susitarimai, draudžiami susitarimai iš tikrųjų pagal mūsų įstatymą yra draudžiami, jie negalioja nuo jų sudarimo dienos. Ir tokius susitarimus draudžia tiek nacionalinės teisės normos, tai yra Lietuvos konkurencijos įstatymas, tiek europiniai teisės aktai. Karteliu yra vadinamas būtent konkurentų susitarimas. Yra laikoma, kad kartelis daro didžiausią žalą konkurencijai ir vartotojams, todėl jiems yra ir institucijos skiriamas didžiausias dėmesys. Draudžiamas susitarimas gali būti sudarytas ir kitame lygmenyje, tai yra tarp tų įmonių, kurios veikia skirtingose lygiuose, pavyzdžiui, tarp gamintojo ir platintojo. Tačiau vertikalūs susitarimai laikomi mažiau žalingais konkurencijai, tyrimų institucija atlieka ženkliai mažiau, bet iš tiesų yra jie paslaptingesni, mažiau pastebi įmonės, kad gali būti pažeidimas, todėl norėčiau šiek tiek su jumis juos ir aptarti ir papasakoti, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Pradžioje, kasgi yra tas susitarimas? Na, konkurencijos teisė susitarimą supranta labai plačiai. Iš tikrųjų, tai bet kokią formą sudarytas susitarimas, ar jisai įtvirtintas sutartyje raštu, ar kažkur tai susitartas žodžiu, vadinami džentelmeniški susitarimai, ar telefonu, formalioje ar neformalioje aplinkoje, jeigu susitarimas sudarytas, institucija randa įrodymų, jog susitarimas yra, tai yra kvalifikuojama kaip susitarimas ir pradedamas tyrimas. Tam tikros susitarimo grupės yra laikomas sunkiausiamis, jos yra laikomos, kad visada daro žalą konkurencijai, todėl institucijai užtenka tik rasti susitarimo faktą ir jau nebereikia įrodinėti nei žalos konkurencijai, nei žalos vartotojams, ta žala yra preziumuojama. Tai tokie susitarimai, na jau gal daugumai ir įmonių tikrai žinoma ir daug pasakoti ir aiškinti nereikia, tai yra susitarimai dėl kainų. Tikrai konkurencija teisė draudžia tartis dėl kainų, tiek konkurentams, tiek perpardavimo kainas nustatyti platintojams ir gamintojams.
Taip pat draudžiama riboti gamybos kiekius, draudžiama dalintis rinkomis ir klientais. Didelę riziką kelia netgi apsikeitimas komerciškai jautria informacija, papasakosiu atvejus, kada tai kelia riziką. Na ir dar viena didelė tokių pažeidimų grupė yra derinimas viešųjų pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose. Apie perpardavimo kainų nustatymus tarp gamintojo ir platintojo, taip vadinamosios vertikaliuosius susitarimus, norėčiau šiek tiek detaliau aptarti, nes, kaip minėjau, jie tokie yra retesni, mažiau žinomi ir kartais įmonės tiesiog neatkreipia dėmesio. Tai vertikalusis susitarimas yra susitarimas, kuris sudarytas ne tarp konkurentų, o tarp įmonių, kurios veikia skirtingose proceso lygiuose. Tai pavyzdžiui, tarp gamintojo ir platintojo. Be abejo, sudaryti sutartį, susitarti dėl kainos, konkrečios kainos yra leidžiama ir viskas čia tvarkoje, tačiau tokiame susitarime gali būti konkurencijos ribojimo. Pavyzdžiui, kaip perpardavimo kainos nustatymas. Toks susitarimas yra draudžiamas, o kiti konkurencijos ribojimai, tarkim, dėl išimtinės teritorijos susitarimo, išimtinio platinimo, nekonkuravimo susitarimai, kurie tikrai dažnai yra vertikaliuose susitarimuose, tarkim, distribucijos sutartyse, jie yra galimi, tačiau jie turėtų griežtai atitikti teisės aktų taisyklės ir sąlygas. Kodėl? Todėl, kad laikoma, kad vertikaliame susitarime gali būti konkurenciją ribojančių sąlygų, tačiau jie yra ir naudingi vartotojams, todėl nauda atsveria žalą. Bet, kaip minėjau, labai svarbu žiūrėti sąlygas ir viena iš sąlygų įmonių rinkos dalys neturi viršyti 30% rinkos. Jeigu yra viršijama, tada yra atliekamas papildomas tyrimas, žiūrima poveikis konkurencijai. Vertikalių susitarimo tyrimų bylų mūsų konkurencijos taryba mažai atlieka, kadangi jie tikrai yra sudėtingi, reikalauja labai daug resursų, tiek institucijos, tiek be abejo ir ekonomistų įžvalgų. Todėl tikrai jie yra reti, jų nedaug, bet šiemet kaip tik pasirodė viena byla, tai buvo nustatytas pažeidimas kosmetikos priemonių gamintojų ir platintojų, susitarimas buvo dėl perpardavimo kainų. Na ir viena gal tokia garsesnė byla nuskambėjusi prieš keletą metų, tai Maximos ir Mantingos byla, tai susitarimas dėl perpardavimo lentynų kainų. Nepaisant to, kad tokie tyrimai reti, tačiau taisyklės vis tiek vertėtų žinoti ir pabandžiau išskirti akcentus, į ką labiausiai atkreipti dėmesį tokiuose susitarimuose. Na, svarbu tiesiog žinoti, kad tiekėjas neturi kištis į platintojo verslo sprendimus, ypač kainodarą, kam parduoti, už kiek parduoti ir panašiai. Susidarimai dėl minimalių ir fiksuotų perpardavimo kainų visada yra draudžiami, tai yra juodieji hardcore susitarimai, institucija tikrai jau net nebesiaiškins, kiek jie naudingi distribucijos grandinėje ar neša naudą vartotojams. Tokie susitarimai tiesiog draudžiami. Dabar nauja tendencija ir naujos taisyklės, kuriuose pakankamai akcentuojama prekybos internetu ribojimai. Jie taip pat yra draudžiami ir jau yra priskiriami prie griežtųjų hardcore susitarimų. Na, teritorijų ir klientų ribojimai galimi tam tikrose sutartyse, jie tikrai yra populiarūs, tarkim, distribucijos sutartyse. Bet šitokiems susitarimams yra taisyklės, europinės taisyklės iš esmės, kurias svarbu žinoti ir atitikti.
nekonkuravimo įsipareigojimai. Taip pat vertikaliuose susitarimuose yra leidžiami, bet vėlgi jiems yra pakankamai griežtos taisyklės. Ne ilgiau kaip 5 metai ir taip pat turi atitikti tam tikras sąlygas. Na ir kas labai dažnai būna irgi, tarkim, distribucijos sutartyse, tai įmonės keičiasi įvairiais ten duomenėmis apie apyvartas ir panašiai, ir kartais tie duomenys būna pakankamai detalūs. Tai vėlgi tai yra jautri tema ir reikėtų pasižiūrėti, ar tai nekelia konkurencijos teisės pažeidimo rizikos. Apie jautrios informacijos mainus vėlgi norėčiau šiek tiek daugiau papasakoti, kadangi tai dar viena sritis, apie kurią nepagalvojama ir pažeidimas gali būti padaromas tiesiog iš nežinojimo naivumo. Iš tiesų, konkurencijos teisė draudžia keistis komerciškai jautria informacija, kadangi netgi nesant susitarimo, tokios informacijos mainų formą konkurentai, tarkim, gali koordinuoti savo veiksmus ir jiems net nereikia tartis dėl kainos, jie tiesiog nusižiūri vienas nuo kito ir veikia vieningai vien šitos informacijos pagalba. Tai svarbu gal atkreipti dėmesį, kad ypatingai svarbu žinoti, kad negalima keistis jautrią informaciją apie ateities planus, apie kainodarą, apie nuolaidas, apie komercinę strategiją, kam ką parduosite ir panašiai. Šitą informaciją saugu keistis įmonių grupės viduje tik jeigu akcininkų struktūra yra 100%, tai yra įmonė priklauso 100% akcininkui. Tik tokiu atveju yra saugu keistis jautrią informaciją. Jeigu akcininkų struktūra yra šiek tiek kitokia, yra kažkokia bendra kontrolė kitų akcininkų, reiktų įvertinti, ar nekelia konkurencijos teisės pažeidimo rizikos. Na, didžiausia rizika galbūt tokių pažeidimų kyla asociacijų veikloje. Be abejo, asociacijos keičiasi įvairiais duomenimis ir, paskutinė praktika konkurencijos tarybos tyrimų rodo, kad vis tik tai tokių pažeidimų randa institucija ir gana nemažai. Todėl jeigu dalyvaujant asociacijų veikloje labai svarbu pasižiūrėti į asociacijos vidaus dokumentus, ar ten nėra įtvirtinta jau kažkokių tai rizikingų nuostatų. Susirinkimuose tikrai vengti jautrių temų apie kainas, apie klientus, ateities planus. Jeigu kyla tokios diskusijos susirinkime, labai svarbu aiškiai pareikšti, kad nepritarė tokiom diskusijom, kadangi tylėjimas nebus laikoma, kad atsiribojate nuo tokio susitarimo. Tai reiktų stengtis, kad būtų užfiksuota kažkaip protokole ir panašiai, kad jūs su tokiam diskusijom nieko bendro neturite ir tikrai nedalyvaujate. Tokių asociacijos veiklos tyrimų tikrai paskutiniais metais buvo nemažai. 22 metais konkurencijos taryba netgi nubaudė 2 asociacijas, tai garsi vaistininkų byla, kai per vaistinių asociaciją buvo konstatuotas susitarimas dėl kompensuojamo vaisto antkainių. Šitam procese netgi dalyvavo ministerija. Tai irgi gal tokia žinutė, kad nebūtinai, jeigu institucija dalyvauja ir skatina kažkokias iniciatyvas, nebūtinai tai atitinka įstatymo normas, reiktų vis tiek budriai pasižiūrėti. Na, nekilnojamo turto agentūro byla, dar viena garsi byla, tai taip vadinama klientų ir darbuotojų neviliojimo byla, kuri išsiuntė rinkai žinutę, jog įmonių susitarimas dėl darbuotojų neviliojimo reiškia kartelį darbo rinkoje. Na, kaip minėjau, tokių bylų tikrai yra nemažai. Tačiau pati didžiausia
konkurencijos tarybos praktika, bylų skaičius yra draudžiami susitarimai viešuosiuose pirkimuose, kas yra šiandien mūsų tema ir norėjau detaliau papasakoti. Na, konkurentų susitarimai viešuosiuose pirkimuose yra laikomi karteliu, tai gali būti laikoma susitarimu dėl kainos, gali būti laikoma susitarimu dėl rinkos pasidalijimo, dėl kliento pasidalijimo. O dabar tų susitarimo formų būna įvairių. Na, tarkim, susitarimas, kuris tiekėjas turėtų laimėti pirkime. Ir tokie vat būdai. Pralaimėti turintis tiekėjas pirkime pasiūlo didesnę kainą ir arba įtraukia kažkokias sąlygas, pirkimo pasiūlymus netitinkančias sąlygas ir nelaimi tokio konkurso. Vėlgi, tiekėjus gali susitarti pirkime nepateikti pasiūlymą arba atsiimti jau pateiktą pasiūlymą. Vėlgi toks susitarimas būtų laikomas karteliu. Arba tiekėjai susitarė dalyvauti pirkimuose tik tam tikroje teritorijoje arba tam tikrose pirkimuose. Tai yra iš praktikos pavyzdžiai, kas buvo laikoma draudžiamu susitarimu. Gal dar svarbu pasakyti, kad konkurencijos įstatymo prasme ir konkurencijos teisės prasme tokie susitarimai dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose konkurenciją riboja tik jeigu jie yra sudaryti tarp konkuruojančių ūkio subjektų. Jeigu tokie susitarimai yra sudaromi įmonių grupės viduje, na, tarkim, jeigu įmonės priklausė 100% viena kitai, tai konkurencijos įstatymo nepažeis tokie susitarimai. Kitaip tariant, konkurencijos taryba baudos už tai neskirs. Be abejo, tai gali būti kitų įstatymų kažkokie netitikimai, bet konkurencijos teisės prasme tai nebus laikoma karteliu. Šitas jau buvo išspręstas 2013 metų byloje. Konkurencijos taryba tyrė tokį atvejį ir tyrimą nutraukė. Na, konkurencijos teisės pažeidimai viešuosiuose pirkimuose, jie yra plačiai paplitę ne tik Lietuvoje, bet ir visur, ir Europoje. Tai dėl šios priežasties ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacija netgi yra pateikusi rekomendacijas perkančiosioms organizacijoms, kaip atpažinti kartelį viešuosiuose pirkimuose. Tai yra išskirstyta netgi pasiūlymų teikimo etape, ką svarbu pasižiūrėti. Tarkim, tas pats tiekėjas dažnai siūlo mažiausią kainą ir laimi daugelį konkursų, o kiti ne. Keliuose konkursuose dalyvauja tie patys tiekėjai ir laimėtojas yra rotuojamas ir panašiai. Konkurencijos taryba mūsų netgi nemažai tyrimus konstravo iš tokių epizodų, kaip lygindama konkurentų pateiktus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, rado vienodas rašybos skaičiavimo klaidas. Arba kažkaip matosi, kad įmonių pasiūlymai sukurti to paties asmens. Iš visų tokių epizodų konkurencijos priežiūrą atliekanti institucija daro tokį, konstruoja pažeidimą, vertina visus įrodymus ir na, tikrai nemažai tokių bylų yra padaryta būtent tokių įrodymų, radus tokios įrodymus. Kaip minėjau, bylų viešųjų pirkimų pažeidimų srityje yra tikrai nemažai, ypatingai jų buvo daug prieš keletą metų. Na, o paskutinis vis tik susitarimas konkurencijos tarybos buvo fiksuotas 2021 metais, tai maisto tiekimas darželiams, mokykloms, globoms namams. O paskutiniais metais, matyt, institucija vis tik skyrė savo resursus daugiau žiūrėti pažeidimus asociacijų srityje
ir kitus pažeidimus. Bet, kaip minėjau, savo laiku buvo labai daug pažeidimų viešuosiuose pirkimuose. Gal pati tokia daugiausia atgarsio sulaukusi byla, tai yra PSD ir Daivos byla, kada jos sudariusios jungtinę veiklą dalyvavo daugelyje viešųjų pirkimo konkursų ir tikrai buvo nubaustos didžiulėmis baudomis už tokią veiklą. Ši byla pasiuntė tikrai didelę žinutę rinkoje ir sulaukėme daug dabar klientų klausimų, kaip dalyvauti įmonėms, būtent jungtinės veiklos pagrindu. Bet pagrindinė mintis yra tokia, kad jeigu konkuruojančios įmonės gali konkurse dalyvauti atskirai, yra pajėgios įvykdyti pirkimo sąlygas, tai jos taip ir turėtų daryti, nes konkurencijos taryba būtent tyria galimybės įmonėms dalyvauti atskirai ir į tai žiūrėjo pakankamai formaliai. Tai jungtinė veikla, taip, jinai turėtų būti vertinama atsargiai. Klientai klausia, tai galbūt subranga yra išeitis. Na, mano nuomonė, ar jungtinė veikla, ar subranga, tai turėtų būti taikomi tie patys kriterijai. Tiesiog turi būti vertinama, ar tas pagrindinis tiekėjas ir subrangovas gali eiti savarankiškai atskirai kaip galimas tiekėjas ir ar jisai atitinka sąlygas. Ir jeigu atitinka, tai, sakyčiau, subranga taip pat kelia didžiulę riziką. Tokių bylų vėlgi po minėtos mano konkurencijos tarybos bylos buvo nemažai, jos prasisuko ir civilinėse bylose. Na ir kaip tik vieną bylą parinkau, kur teismas panagrinėjo ir netgi pateikė tokias įžvalgas, kad savaime subranga nėra draudžiama, tačiau reiktų žiūrėti ir tai tikrai gali kelti draudžiamo susitarimo riziką. Dabar kokia atsakomybė? Be abejo, už draudžiamos susitarimus baudos yra didžiulės, vienos didžiausių už teisės pažeidimus, tai kartelio dalyviams baudos gali siekti iki 10% bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, jau nekalbant apie žalą reputacijai, diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų, ieškinių dėl žalos grėsmę. Na ir yra numatytos baudos vadovams. Tai gali būti piniginė bauda iki virš 14 000 eurų. Na ir apribojimas eiti vadovaujančias pareigas nuo 3 iki 5 metų. Tokių jau bylų yra nemažai. Dabar kokia specifika? Institucija tikrai fokusuojasi į draudžiamus susitarimų tyrimus, ieško įrodymų apie tokių susitarimų egzistavimą. Konkurencijos įstatyme čia prieš keletą metų buvo įtvirtinta netgi premija pranešėjai, jeigu kažkas atneša įrodymus apie draudžiamą susitarimą, yra fiziniam asmeniui numatyta premija iki 100 000 eurų. Na, įmonės yra skatinamos per taip vadinamą atleidimo nuo baudų programą, tai yra pirmoji įmonė, kartelio įmonė, kuri prisipažįsta ir atneša įrodymus apie sudarytą draudžiamą susitarimą, gali būti visiškai atleista nuo baudos, arba bauda gali būti mažinama, jeigu jau ten tyrimas pradėtas. O kalbant apie būtent viešųjų pirkimų įstatymą, tai praėjusiais metais šiame įstatyme atsirado nuostata, kuri sako, kad viešųjų pirkimų srityje padarytais draudžiamais susitarimais žala yra padaroma ir jinai yra preziumuojama.
Tai 10% nuo sutartyje nurodytų prekių ir paslaugų vertės. Ir perkančioji organizacija netgi privalo kreiptis į teismą dėl tokios žalos atlyginimo. Tai čia toks viešųjų pirkimų specifika. Na, jeigu turite klausimų, tai tikrai rašykite, pabandysiu į juos atsakyti. Ir be abejo, kreipkitės, jeigu norėtumėte pasitarti dėl konkrečios situacijos. Labai ačiū, Lina. Užleidžiu kolegiams, kurios irgi turi labai daug ką papasakoti. Labai ačiū, Lina, iš tikrųjų labai koncentruotai ir atsakėjai į daugelį labai svarbių klausimų. Tai dar kartą galbūt, kad užsifiksuotų šitas dalykas viešųjų pirkimų dalyviams. Jeigu dalyvauja tiekėjas, tarkim, pirkime ir galvoja pasitelkti jungtinės veiklos pagrindu arba subrangos pagrindu kitą subjektą, tai jis visada turi atkreipti dėmesį į tai, ar jis pilnai atitinka kvalifikacinius reikalavimus pats, ar sugebės vykdyti sutartį pats, ar jam tikrai reikia tos išorinės pagalbos, ar ne? Taip, Lina, labai geras akcentas, tikrai svarbu įvertinti, ar kiekviena iš ketinančių dalyvauti įmonių gali dalyvauti savarankiškai, ar yra pajėgi atitikti konkurso sąlygas ir įvykdyti sutartį. Taip, o jeigu tarkim, šita įmonė turi dar vieną didelį projektą ir jinai galvoja, kad jai neužteks tų pajėgumų, nors kvalifikacinius reikalavimus jinai atitinka. Ar jinai tada galėtų svarstyti prisitraukti kitą subjektą? Tai svarstyti be abejo galima, nes šitaip buvo PSD ir Daivos byloje, tokie buvo ir argumentai ginantis nuo institucijos konstatuoto pažeidimo, bet kaip minėjau, vis tik tai institucija žiūrėjo labai formaliai. Labai formaliai konstatavo, kad kiekviena įmonė galėjo ir į tuos argumentus, kad įmonių pajėgumai ir resursai jau buvo išskirstyti į kitus projektus, įmonė turi tiek, kiek turi, į tokius argumentus nebuvo labai atsižvelgta. Taip, tai iš tikrųjų yra labai svarbus momentas ir matyt, sprendžiant šitą klausimą, kuris yra daugeliu atveju aktualus, kada tiekėjai, tarkim, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, labai dažnai sprendžiam klausimą dėl subtiekimo, dėl subrangos ir dėl jungtinės veiklos dalykų ir pasitelkimo kitus subjektus. Tai iš tikrųjų labai svarbu atsiminti yra tai, kad jeigu pats subjektas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tai turi būti iš tikrųjų pagrįstas toks sprendimas pasitelkti kitą šalį ir čia yra iš tikrųjų pakankamai didelė rizika, kurią reikia vertinti visais tais atvejais, kada yra sudaromos jungtinės veiklos sutartys ir subrangos sutartys. Tai kadangi klausimų mes neturime, aš pasinaudosiu šitą privilegiją ir dar truputėlį tave pakamantinėsiu, Lina, nes man atrodo, kad žmonėms galbūt irgi įdomu yra tiesiog išgirsti, kaip mes tarkim, mąstom, kokie yra mūsų kliento patirtis. Aš esu girdėjusi tokį vieną atvejį, kad konkurencijos taryba pradėjo tyrimą vien tokios informacijos pagrindu, kad pakankamai stambiose infrastruktūros viešuosiuose pirkimuose dalyvavo du subjektai paeiliui. Vienas subjektas laimi konkursą, tada kitas subjektas dėl tų pačių darbų. Tada vėl tas kitas subjektas pirmasis laimi konkursą, tada vėl antrasis laimi. Ir taip vis keisdavosi. Ir šita situacija tęsiasi keletą kartų ir buvo pradėtas tyrimas. Ar čia irgi yra kažkoks pagrindas pradėti tyrimą, bet ar tai būtinai baigsis išvada dėl pažeidimų? Taip, rotavimas, dalyvių rotavimas, viena iš rizikingų veiksmų, kuris netgi yra paminėtas ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose. Taip, tai yra tiesiog viena iš indikacijų, kad galbūt reiktų perkančiai organizacijai būti budriai ir pasižiūrėti detaliau į šitą situaciją. Bet be abejo, vien rotavimas savaime jisai nerodo pažeidimo. Institucija, net jeigu ir pradeda tyrimą, tai ieško įrodymų, kad tikrai buvo toks susitarimas. Bet kaip minėjau, ieško jau tų
konkurentų kažkokių kontaktų, o tai gali būti įvairiai. Vat, ir kad dokumentai ruošti abiejų konkurentų, bet to pačio žmogaus. Netgi esu mačiusi, kad institucija žiūri, kiek intensyviai žmonės, va tie konkurentai, bendravo telefonu tuo periodu. tą skambučių intensyvumą žiūri. Kitaip tariant, ieško įrodymų, kad susitarimas buvo, tie įrodymai gali būti bet kas, įvairūs. Ir, na, tiesiog... Taip, tiesiog reikia žinoti šitą situaciją ir atkreipti dėmesį, kad tai tikrai nėra galima, nes kai kada mes girdim iš klientų, kad jie iš tikrųjų ruošiasi su savo partneriais, kurie irgi yra konkurentai iš esmės rinkoje, jie ruošiasi dalyvauti pirkime ir netgi sudaryti bendradarbiavimo sutartį, kad tu paimsi va šitą gabaliuką padaryti, tu paimsi šitą, nes ten dalimis išskirsti tas pirkimas. Lina, kaip šita situacija? Ar taip galima daryti, jeigu nėra net jungtinės veiklos sutarties sudaryta ir atitinka kiekvienas iš subjektų kvalifikacinius reikalavimus ir pajėgus yra vykdyti pats tą sutartį? Be abejo, kiekvienas tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektas, konkurentas rinkoje turi elgtis savarankiškai, nederindamas jokių veiksmų su kitais ūkio subjektais. Čia tiesiog pagrindinė tokia konkurencijos taisyklė žinutė. Taip. Tai kągi, ačiū labai. Tada... Ačiū už klausimus. Taip, aš labai aktyvi klausytoja buvau. Taip, tai kągi, tada keliaujame prie kito klausimo. Viešųjų pirkimų sutarčių keitimas. Kodėl šiandieną mes kalbame šiuo klausimu, kuris atrodytų nelabai susijęs su konkurencija, bet vis dėlto tai yra labai svarbu, kadangi konkurencijos užtikrinimas yra svarbus dalykas, kalbant apie viešuosius pirkimus. Viešaisiais pirkimais gali būti įgyvendinami įvairūs ekonominiai interesai, tai ir valstybės politika, ir kiti svarbus dalykai. Tai yra tikrai pakankamai didelės lėšos ir suinteresuotų asmenų dalyvauti pirkimuose paprastai yra nemažai. Ir labai svarbu yra užtikrinti visų konkurso dalyvių interesus, tiekėjų lygiateisiškumas, nediskriminavimas bei skaidrumo principai yra visada labai aktualūs ne tik taip vykdant viešojo pirkimo procedūrą, bet taip pat jie išlieka labai svarbus ir sutarties keitimo procedūrų metu. Negalime sakyti, kad viešųjų pirkimų procedūra pasibaigia sudarius sutartį. Tie patys principai lieka galioti ir toliau, kai jau sutartis yra sudaryta ir ji yra vykdoma. Aišku, praktikoje atsiranda įvairiausių situacijų, kada yra reikalinga modifikuoti, pakeisti sutartį. Ir labai svarbus principas, kurį reikėtų žinoti ir į jį atsižvelgti jau dalyvaujant pirkime, yra tai, kad viešųjų pirkimų sutartis yra kitokios nei mūsų įprastos civilinės sutartis. Šioj vietoje mes turim kitą principą. Tai yra išimtis iš sutarčių šalių laisvės principo. Viešųjų pirkimų sutartys yra keičiamos tik tai įstatymė nustatytais atvejais. Aišku, įstatymas nustato daugiau atvejų negu vien tik tai sutarties keitimo tvarka nustatyta sutartyje. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad pamatę sutartį, kurią mes turim viešojo pirkimo procedūros metu, įvertinę ją, pamatę, kad galbūt mums yra kaina netinkama, gal vis dėlto mes paskui susitarsim dėl tos kainos ir galėsim išsiderėti kažkokias kitas sąlygas. Iš tikrųjų reikia turėti omenyje, kad šitas keitimo procesas yra pakankamai sudėtingas ir būtent vertinti sutarties sąlygas aš visada patarčiau pirkimo metu ir įvertinti taip pat ir terminus ir kitas sąlygas.
Tai būtent reikėtų dar paminėti vieną dalyką, kad praktikoje pasitaiko iš tikrųjų labai dažnai atvejų, kada, tarkim, yra vykdoma sutartis, atsiranda kažkokių papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti. Perkančioji organizacija kartais sako, taip, darykit, mums reikia, kad jūs sutvarkytumėt. Kai kada šalis sutarė žodžiu, kad atlikit darbus, mes paskui susižiūrėsim, kaip čia reikėtų atsiskaityti. Bet čia yra labai svarbu minėti, kad pakeitimas, kaip ir pati sutartis, turi būti rašytinis. Yra keletas išimčių, kada sutartys viešųjų pirkimų gali būti žodinės, tačiau mes vis tik tai kalbam apie didesnius turbūt pirkimus ir tuo atveju, jeigu sutartis buvo sudaryta raštu, pakeitimas dėl atitinkamų papildomų darbų ar papildomų paslaugų turi būti sudarytas raštiškai. Ir kas atsitinka, jeigu ta sutartis nėra sudaryta raštiškai, tai iš esmės yra laikoma niekiniu sandoriu ir šiuo atveju yra taikoma restitucija, kada šalis yra grąžinamos į pradinę padėtį. Tarkim, tiekėjas vykdė sutartį ir prireikė kažkokių papildomų dar darbų atlikti ir nebuvo sudaryta šita sutartis, tai kaip dabar spręsti tokią situaciją? Tai atrodytų, kad tiekėjas turėtų pasiimti tos darbus, o pinigai turėtų grįžti perkančiai organizacijai. Aišku, šitokia restitucija ne visais atvejais yra galima ir yra labai daug sąlygų, į kurias reikia atsižvelgti sprendžiant šitos klausimus. Dėl to šiais klausimais teismų praktikos mes turim labai daug. Ir mūsų patarimas būtų nelaukti, kol susidarys tokia situacija, kada darbai yra atlikti ir jie yra neįforminti, tačiau būtent inicijuoti sutarties keitimą, jeigu tai yra tiekėjas, kuris pastebėjo, kad reikia atlikti papildomus tyrimus, galbūt yra reikalingi techninės dokumentacijos pakeitimai, jis turėtų inicijuoti sutarties pakeitimą, informuoti perkančiąją organizaciją, kad atsitiko tam tikros aplinkybės, dėl kurių yra reikalingi sutarties pakeitimai, galbūt kainos perskaičiavimas, bet laukti, kol tiesiog situacija išsispręs kažkaip yra iš tikrųjų nepatartina, nes pasekmės gali būti labai skausmingos. Jeigu, sakykime, šalis nepasiekė susitarimo, tai yra būdas tiesiog kreiptis į teismą dėl viešosios pirkimo sutarties keitimo. Ir tokiu atveju teismas sprendžia šitą klausimą. Aišku, praktikoje tai yra labai sudėtinga, kadangi labai išsitęsia terminai ir paprastai šalis bando spręsti šitos klausimus operatyviau, bet kokiu atveju bylų teismuose yra iš tikrųjų labai daug. Tai dabar aš turiu tokį klausimą ir galbūt norėčiau paprašyti šiek tiek auditorijos dėmesio ir atsibusti. Ir ne vien tik tai klausyti, bet atsakyti į mano klausimą. Pavyzdžiui, rangovas atliko papildomus darbus. Jų paprašė perkančioji organizacija darbų vykdymo metu. Šie darbai nebuvo aptarti pirkimo dokumentuose. Raštu sutartis taip pat nebuvo sudaryta. Pakeitimo sutartis dėl papildomų darbų. Žodiškai perkančioji organizacija pasakė, kad taip, šitų darbų reikia, tačiau neįsipareigojo apmokėti už tos darbus. Dabar perkančioji organizacija darbus iš esmės priėmė, jais naudojasi, bet atsisako mokėti, nes nebuvo sudarytas susitarimas dėl papildomų darbų pirkimo. Kaip Jūs manot, ar teisi ši perkančioji organizacija? Jeigu galit, keletas žmonių tiesiog brūkštelkit į klausimų skiltį. Gerai, palauksim truputėlį vieną minutėlę, jeigu nesulauksim, atsakymą pasakysiu aš. Taip, teisingai, Ingrida, labai ačiū už Jūsų aktyvumą, dėkoju. Jūs esate teisi, taip, perkančioji organizacija yra neteisi. Tai ir vėl patvirtina mūsų
aukščiausio teismo formuojama praktika visiškai neseniai, netgi šiais metais, balandžio mėnesį, turėjome aukščiausio teismo nutartį UAB NewTrip prieš gynybos resursų agentūrą ir Lietuvos kariuomenę. Šis pirkimas buvo dėl modulinių namukų. Iš pradžių pats pavadinimas pirkimo iš tikrųjų indikavo, kad tai galėtų būti ne tik tai pačių prekių pirkimas, bet ir jų montavimas. Tačiau konkrečiai pirkimo dokumentuose apie tai nebuvo kalbama, buvo kalbama tik apie namukų įsigijimą. Pirkimo eigoje perkančioji organizacija paprašė, kad tiekėjas gautų statybos leidimus ir atitinkamai sutvarkytų ir dokumentaciją ir tuos namukus sumontuotų. Tai buvo pateikta perkančiai organizacijai, buvo pateikta nuomonė teisininkų, kad šie darbai neįeina į pirkimo apimtį, tačiau tiekėjas, būdamas protingas ir norėdamas tinkamai vykdyti sutartį, kad nebūtų laikoma tai sutarties pažeidimu, nusprendė vis dėlto tęsti darbus, nors aišku buvo bandoma ir pakeisti sutartį. Darbai buvo užbaigti, jie buvo priimti, tačiau perkančioji organizacija nenorėjo už papildomus darbus mokėti, motyvuodama tuo, kad pirkimo dokumentuose buvo nustatyti šitie darbai, nors iš tikrųjų dėl to, kad tiekėjas turėjo suprasti, kad tai yra reikalingi darbai. Tai teismas pasakė, kad vis dėlto pirkimo dokumentų tinkamas formulavimas ir reikalavimų nustatymas yra perkančiosios organizacijos atsakomybė. Taip pat svarbu ir tai, kad perkančioji organizacija yra sutartį siūlanti institucija, tai yra tokia kaip ir stipresnė šalis. Ir ji yra atsakinga už tai, kad jinai parengtų pirkimo dokumentus ir reikalavimus konkrečiai, aiškiai, suprantamai ir be dviprasmybių. Kadangi šis darbas nebuvo konkrečiai apibrėžtas pirkimo dokumentuose, tai iš esmės tiekėjui buvo atlyginta suma už realiai atliktus darbus. Tai buvo priteista žalos atlyginimo forma. Dar viena, ir kažkaip sutapo, kad kariuomenės byla, kuri buvo ankstesniais metais, 2019 metais, ši byla yra įdomi tuo, kad buvo vykdomas pirkimas dėl teritorijos sutvarkymo, tačiau pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai aptarta, kaip bus elgiamasi su atliekomis. Kadangi ten buvo ir akmenų teritorijoje, ir kažkokių žalių atliekų, tai iš esmės tiekėjas, kadangi nebuvo įsipareigojęs išvežti šitas atliekas pagal pirkimo dokumentus ir sutartį, nes tai nebuvo konkrečiai aptarta, jisai nustūmė šitas atliekas į tvarkomo sklypo pakraštį, tuo labiau, kad to sklypo buvo šiek tiek daugiau negu numatyta pirkimo dokumentuose. Ir, žodžiu, traktavo, kad darbai yra atlikti tinkamai. Tuo tarpu perkančioji organizacija manė, kad atliekų išvežimas yra sudėtinė darbų dalis, nors tai nebuvo konkrečiai apibrėžta pirkimo dokumentuose. Ir motyvavo tuo, kad jinai negali pilnai disponuoti sklypu, jį tvarkyti, tai yra jo prižiūrėti, nes kažkokiame pakraštyje yra sudėtos tos atliekos. Tai teismas vadovavosi ir atliekų tvarkymo įstatymų, pagal kurį atliekų turėtojas privalo atliekas tvarkyti ir tuom, kad pirkimo dokumentuose vis dėlto nebuvo konkrečiai nustatytas šitas darbas, o taip pat ir ekspertas pasisakė, kad jeigu šita pareiga būtų buvusi nustatyta, tai yra paslauga, kuri būtų kainavusi ženkliai daugiau negu kainavo bendrai darbai, tai iš esmės tas atsisakymas perkančiosios organizacijos buvo pripažintas neteisėtų ir buvo priteista skola už atliktus darbus tiekėjui. Tai štai tokios dvi bylos, kurios iliustruoja, kad vis dėlto perkančiosios organizacijos turi būti labai budrios,
ir jos turi labai aiškiai nustatyti pirkimo sąlygas. Tačiau reikia paminėti ir tai, kad turi būti atidus ir tiekėjai, kadangi kai kuriais atvejais jau žinodami tokią susiklošiusią praktiką, tiekėjai kartais motyvuoja savo veiksmus tuom, kad galbūt pirkimo sąlygos nėra visiškai aiškios ir galima būtų galbūt kažkaip gauti tuos papildomus pinigus už papildomus darbus, kurie galbūt nebuvo visiškai aiškiai numatyti. Ir dabar turėjome bylą 2023 metais, gegužės mėnesį. Esmė šitos bylos yra tokia, kad tiekėjas įsipareigojo suremontuoti atitinkamą kelio infrastruktūrą ir šiuo atveju įsipareigojo tai padaryti per 5 mėnesius. Į tą laikotarpį turėjo įeiti ir projektinės dokumentacijos derinimas. Projektinės dokumentacijos derinimas užtruko, tiekėjas motyvavo, kad tai yra ne dėl jo kaltės ir iš esmės nebuvo aiškiai apie tai kalbama pirkimo dokumentuose, tačiau teismas nustatė vis dėlto, kad pirkimo dokumentuose buvo pakankamai aiškiai ir suprantamai numatyta, kad tiekėjas bus atsakingas už techninės dokumentacijos derinimą. Sutarties terminas netgi buvo nustatytas gerokai ilgesnis negu pasiūlė tiekėjas ir tai buvo vienas iš naudingumo kriterijų, dėl kurių būtent šis tiekėjas ir laimėjo konkursą. Ir dėja, šiuo atveju delspinigiai, kuriuos priskaičiavo perkančioji organizacija už vėlavimą atlikti darbus, buvo priteisti ir šiuo atveju turim visiškai kitokią situaciją priešingą, kai būtent tiekėjas turėjo atlyginti ir delspinigius, o taip pat ir turėjo atlikti savo tuos darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti. Tai čia galbūt yra toks truputėlį platesnis su iliustracijomis paaiškinimas, kaip reikėtų tas sutartis keisti, į ką reikia būtinai atsižvelgti. Na ir viešųjų pirkimų įstatyme turime nuostatas, kurios kalba konkrečiai apie sutarčių keitimą. Jos yra labai svarbios ir manau, kad tiekėjai iš tikrųjų turėtų žinoti ir suprasti, kad vienas iš populiariausių vis tik tai keitimo būdų yra sutarties keitimas, kai tai yra iš anksto aiškiai nustatyta pirkimo dokumentuose. Ypatybė yra tokia, kad šitie pakeitimai turi būti sutartyje nustatyti iš anksto, tai turi būti baigtinis konkrečių atvejų skaičius. Pakeitimai turi būti suformuluoti aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai ir šiais pakeitimais negalima pakeisti sutarties pobūdžio. Tai dabar galimi keitimai, tai būtų vienas iš dalykų, tai yra būtent sutarties kainos indeksavimas. Dabar pagal kainų nustatymo metodiką turim iš tikrųjų netgi pavyzdžių, kaip galima būtų keisti kainas, kokių rūšių indeksai gali būti taikomi. Iš tikrųjų, ta pagalba perkančiosioms organizacijoms yra pakankamai tokia didelė, jau teisės aktuose nustatyta, netgi turim tipinę rangos sutartį, kurioje iš tikrųjų numatyta labai daug įvairių galimybių, kaip galima būti sutartyse aptarti būtent kainų indeksavimo klausimus. Tai indeksas nebūtinai turėtų būti vartotojų kainų indeksas, tai gali būti ir statybos medžiagų indeksas ir atitinkamų metalų indeksas, taip pat ir, tarkim, duonos gaminių pardavimo vidutinės kainos indeksas. Žodžiu, indeksų yra įvairiausių ir juos reikėtų tinkamai parinkti ir čia jau yra, aišku, perkančiųjų organizacijų prerogatyva ir pareiga. Vienas iš galimų pakeitimų galėtų būti ir atlyginimų darbuotojams peržiūros nuostatos, bet jos vėlgi turi būti aiškiai nustatytos sutartyje.
sutarties termino, perkamų kiekių ir objekto pakeitimai. Tai yra labai svarbu suprasti, kad šitie dalykai turi būti nustatyti sutartyje ir tai negali būti tiesiog nuoroda į įstatymą, pasakant, kad sutartis jos vykdymo laikotarpiu gali būti keičiama taip, kaip yra numatyta įstatymo, viešųjų pirkimų įstatymo, tarkim, 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Tokios nuostatos sutartyje tikrai nepakanka. Šiuo atveju būtų laikoma, kad sutartis neapibrėžia konkrečių nuostatų, kaip reikia ją pakeisti. Ir iš esmės tas pakeitimas gali iš tikrųjų labai apsunkti. Čia paminėjau jums tiesiog keletą pavyzdžių, kad atkreiptumėt dėmesį į viešųjų pirkimų procedūros metu pateikiamas sutartis, ar iš tikrųjų jos jums yra nerizikingos, ar jūs tikrai galite prisiimti tokius įsipareigojimus. Taip pat, aišku, reikia atkreipti dėmesį ir į kitus dokumentus. Bet iš mūsų praktikos mes turim iš tikrųjų labai daug atvejų, kada klientai dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose didžiausią dėmesį skiria kvalifikacinių reikalavimų atitikimui ir pasiūlymo pateikimui, bet iš tikrųjų reikia pasižiūrėti ir kokios yra sutarties nuostatos. Mes esam susidūrę ne vieną kartą su klientų klausimu, o kaip dabar mums daryti, jeigu mes pasirašėme sutartį, tačiau ta kaina mums yra jau nebepriimtina, mes jau nebegalime įvykdyti iš tos sutarties tokią kainą. Tačiau jeigu ta kaina yra fiksuota, ją pakeisti iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Ir jeigu sutartyje nenumatytos konkrečios aplinkybės ir konkreti tvarka, tai iš tikrųjų yra problematiška, o šalis privalo vykdyti tą sutartį. Jinai negali jos tiesiog atsisakyti, nes atsisakant sutartį atsiranda atitinkamas pasekmes. Tai ir nepatikimas tiekėjas, tai ir galimas netgi žalos atlyginimas, kas iš tikrųjų šiuo metu jau darosi pakankamai dažnas atvejis. Tai tęsiant apie tas ydingas nuostatas sutarčių keitimo, tai tarkim tokia nuostata kaip šalių susitarimų kainos gali būti peržiūrėtos. Tai irgi nebus tinkama nuostata dėl sutarties keitimo. Pasikeitus kainoms rinkoje šalis turi teisę peržiūrėti kainas. Įvykus nenumatytoms aplinkybėms šalis gali pratęsti darbų terminą. Būtina yra nustatyti, kokios tai yra nenumatytos aplinkybės, kaip konkrečiai tie terminai gali būti pratęsti, ar darbai gali būti stabdomi. Čia vėlgi mes kalbam ir apie konkurencinius dalykus ir būtent apie tiekėjų lygiateisiškumą. Nes jeigu būtų išviešintos atitinkamos sutarties keitimo sąlygos, galbūt tai būtų sudarę galimybę dalyvauti didesniam ratui tiekėjų ir galbūt pirkimas galėjo būti kitoks ir galbūt kaina kitokia. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, į jį reikia tikrai atsižvelgti. Trupučiuką norėčiau pakalbėti apie visiškai šviežią aukščiausio teismo nutartį, tačiau jinai yra nuosekliai kartojanti aukščiausio teismo suformuotą praktiką. Tai byla buvo tarp akcinės bendrovės LTG Infra prieš UAB Terebro. Ir šalis buvo sudariusios fiksuotos darbų kainos sutartį, nors buvo nustatyta pačiam kainos pavadinime, kad jinai gali būti perskaičiuojama, bet tokių nuostatų konkrečių nebuvo. Vykdant darbus ir keičiant šiek tiek techninę projektinę dokumentaciją buvo nustatyta, kad nebereikia atitinkamų tinklų perkelimo. Perkančioji organizacija kreipėsi į teismą, prašydama iš tikrųjų sumažinti tą kainą, kadangi tiekėjai nebereikėjo atlikti darbų, kurie buvo numatyti sutartyje. Tačiau aukščiausias teismas, kaip ir daugelį kitų bylų, šiuo atveju pasisakė labai aiškiai, kad norint sumažinti fiksuotą kainą,
jos sumažinimo taisyklės turi būti nustatytos sutartyje. Šiuo atveju sutartyje buvo numatyta tik tai kaina, joje nebuvo aptarta, kaip bus elgiamasi tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad atitinkamų darbų nereikia, nebuvo nustatytos perskaičiavimo galimybės ir taisyklės. Tai šiuo atveju buvo priteista visa bendra suma ir kaina nebuvo mažinama. Čia, aišku, gera žinia tiekėjams, bet vėlgi reikia būti labai budriems ir skaityti sutarties sąlygas, nes nebūtinai, ypač šiuo metu, sutartis bus fiksuotas. Dabar vis dažniau matom iš tikrųjų sutarčių perskaičiavimo nuostatų sutartyse. Norėčiau labai atkreipti jūsų dėmesį į šitą šešetą. Jisai simbolizuoja 6 mėnesius. Pagal dabar galiojančias kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas, perkančiosios organizacijos turi privalo numatyti sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai prekių tiekimo, paslaugų tiekimo arba darbų atlikimo trukmė kartu su numatytų pratęsimu yra ilgesnė nei 6 mėnesiai. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija savo pirkimo dokumentuose, sutartyse privalo nustatyti kainos peržiūros sąlygas, jeigu yra perkamos prekės, paslaugos arba darbai, kurių atlikimo trukmė yra ilgesnė nei 6 mėnesiai. Jeigu susidurtumėte su tokia situacija, kai ši prievolė nėra įgyvendinama arba tiesiog nustatoma fiksuota kaina be kainos peržiūros sąlygų, mano nuomonė čia būtų pagrindas skųsti tokias sąlygas ir tai reikėtų daryti pirkimo procedūrų pradžioje. Tai yra galbūt klausimų stadijoje tai galima būtų išspręsti, o jeigu to nepavyksta išspręsti su klausimu, tai tada sakyčiau, kad reikėtų skųsti sąlygas, nes tai iš tikrųjų yra labai nepalankios nuostatos sutarties tiekėjams, ypač atsižvelgiant į geopolitinė situacija, kai tiekimo grandinė vėl gali nutrūkti ir tikrai tiekėjai susiduria su tiekimo problemomis ir ši nuostata turėtų būti labai atidžiai vertinama. Taip pat dar vienas galbūt toks svarbus dalykas yra atsisakymas atitinkamų darbų, kai tai lyg ir buvo nustatyta sutartyje. Aš kalbu apie mūsų pačių turėtą bylą, aš pati šitoje byloje atstovavau klientus. Iš tikrųjų, čia yra labai įdomi byla. Mūsų klientai sudarė sutartį dėl atmušų tiekimo Klaipėdos jūrų uoste. Pagal sutartį perkančioji organizacija įsipareigojo nupirkti atmušas, tai yra tos tokius guminius dalykus, kurie neleidžia sudužti laivai, kada jis išvartojasi prie krantinės. Tai iš esmės perkančioji organizacija įsipareigojo nupirkti atmušas ir taip pat nusipirkti montavimo darbus. Tam tikroje eigoje, kai buvo derinami projektai ir būtent atmušų parametrai, perkančioji organizacija nusprendė, kad ne, vis dėlto jai nereikia šitų atmušų, nes jinai turi kitą tiekėją, kuris tiekia tas pačias atmušas, žodžiu, visam uostui. Ir jinai pradėjo tokią procedūrą, kad, žodžiu, gal jūs tiekėjas galėtumėt patiekti kažką kitą, galbūt jūs, jeigu nenorit, žodžiu, patiekti kitų atmušų, nes, iš tikrųjų tiekėjas negalėjo patiekti, kadangi buvo sutaręs su kitais tiekėjais. Tai situacija gavosi tokia, kad po daugelio diskusijų, daug raštų, žodžiu, perkančioji organizacija nutraukė sutartį iš dalies, tai yra atsisakė atmušų pirkimo. O čia buvo esminė būtent tiekėjo kaina, čia jis galvojo uždirbti, nes iš montavimo jisai maržos didelės nenumatė ir, žodžiu, mes kreipėmės į teismą. Ir teismas vis dėlto išanalizavęs dokumentus, aišku, aukščiausias teismas, nes pirmos ir antros instancijos teismai pasisakė labai įvairiai, tai aukščiausias teismas pasakė, kad vis dėlto pirkimo dokumentuose nepakanka nurodyti, kad institucija turi teisę atsisakyti darbų, kai jų nebereikia.
šis darbų atsisakymas turi būti aptartas labai aiškiai ir labai konkrečiai. Nepakanka pasakyti, kad tiesiog mes nusprendėm, kad jų nereikia. Tai iš tikrųjų labai įdomi byla, irgi labai dažnai cituojama ir džiaugiuosi, kad mes irgi galėjom prisidėti prie tos praktikos formavimo ir apginti tiekėjo interesus. Tai kokiegi tie patarimai? Jau iš esmės jūs juos išgirdot, kad reikėtų analizuoti labai atidžiai pirkimo dokumentus, ypač sutarties sąlygas, ir vertinti, ar priimtinas sutarties kaina ir ar priimtinas sutarties kainos keitimo modelis bei įvykdymo terminai. Na, o jeigu nenustatyta kainos peržiūra, kai jį privaloma, tai vėlgi reikėtų galvoti apie jų skundimą. Ir labai trumpai norėčiau galbūt priminti, kad papildomas prekės, paslaugos arba darbai iš to paties tiekėjo gali būti perkami ir nebūtinai tai turi būti labai aiškiai nustatyta sutartyje, bet aišku patartina, kad tai būtų nustatyta, tai procesas būtų ženkliai lengvesnis ir paprastesnis. Tačiau jeigu atsiranda papildomų darbų reikiamybė ir negalima pakeisti tiekėjo, reikia nupirkti tos papildomus darbus iš to paties tiekėjo, šis sprendimas pirkti papildomus darbus iš to paties tiekėjo turėtų atitikti keletą būtinų sąlygų. Tai pirmiausiai ekonominės ir techninės priežastys turi būti, kad neįmanoma iš kitų tiekėjų nupirkti. Ir tai sukeltų labai didelius nepatogumus arba labai didelės išlaidas perkančiai organizacijai. Dar viena sąlyga yra tai, kad pakeitimo vertė negali viršyti 50%, o bendra atskirų pakeitimų vertė neturėtų viršyti 100% pradinės sutarties vertės. Tai ribos yra pakankamai didelės, bet vis tiek reikia į tai atsižvelgti. COVID situacijoje ir infliacijos didžiulės akivaizdoje, aišku, mes irgi susidūrėm su klientų prašymais pakeisti sutartis. Kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama konkrečiai, dėl šito reikia kreiptis į perkančiąją organizaciją. Ir tuo atveju, kada atsiranda nenumatytos aplinkybės, jos tikrai turi būti tokios, kurių šalis negali kontroliuoti. Tarkim, finansavimo negavimas iš vyriausybės perkančiosios organizacijos nebus laikomos nenumatytomis aplinkybėmis. Taip pat atitinkamų institucijų veiksmai, kaip tokie, irgi nebus laikomi nenumatytomis aplinkybėmis. Tai čia iš tikrųjų turi būti objektyvu. Tarkim, vienas iš pavyzdžių gali būti, kai buvo vykdomi statybos kelio darbai ir tyrimuose nebuvo nustatyta, kad bus kažkoks tai durpių sankaupa ir nebus galima atlikti darbų, kaip yra sutarta. Tai šiuo atveju galima būtų tą sutartį modifikuoti, bet jeigu, tarkim, techninė dokumentacija yra detali ir labai konkrečiai numato aplinkybės, tai iš tikrųjų nebus laikoma nenumatytomis aplinkybėmis, mes irgi esam susidūrę su šitais dalykais, kai kartais klientai ne iki galo išsamiai išanalizuoja būtent ar geologinių tyrimų medžiagą arba atitinkamų ekspertų nurodytus rodiklius ir yra galvojama, kad vis dėlto bus galima pakeisti sutartį, tačiau tai ne visada yra įmanoma. Tai papildomų darbų pirkimas turėtų nepakeisti sutarties pobūdžio ir būtent tas pakeitimas neturėtų viršyti 50% vertės sutarties ir bendra atskirų pakeitimų vertė neturėtų viršyti 100% sutarties vertės. Tai dar vienas dalykas, sutarties šalies keitimas, galbūt tai būtų aktualu tuo atveju, kada šalis, tarkim, įmonių struktūriniai pakeitimai vyksta ir jie kartais yra neišvengiami. Tai galime turėti omenyje, kad pradinio tiekėjo reorganizavimas, įskaitant jungimą, atskaidimą, atskirimą arba bankroto procedūras yra galimas. Šiuo atveju pradinio tiekėjo teises ir pareigas universalių teisių ir pareigų perėmimų būdu
perima kitas tiekėjas. Bet tai yra ribotas galimybių ratas, tai yra tiesiog reorganizavimas, jungimas arba skaidimas, atskirimas arba bankroto procedūros. Ir dar vienas svarbus dalykas, tas tiekėjas, kuris atsirado šitų procedūrų pasekmėje, jis turi irgi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Dar vienas atvejis, kada galimas yra sutarties šalies keitimas, bet jis irgi turi būti nustatytas pirkimo dokumentuose, kai perkančioji organizacija atsiskaito tiesiogiai su subtiekėju. Kaip žinia, dabar mes turim tokią galimybę, sutartyse pakankamai dažnai jinai yra numatoma, tai žodžiu, čia irgi yra toks kaip ir universalus tas tiekėjo pakeitimas. Ir apibendrindama, aš tiesiog norėčiau dar kartą pakviesti vertinti sutarties projekto sąlygas, įvertinti, ar jums yra priimtinas sutarties kainos, terminų, objekto keitimo modelis. Reikia visada prisiminti, kad vis dėlto sutarčių keitimas yra išimtis iš sutarčių laisvės principo ir perkančiosios organizacijos irgi yra labai atsargios darydamos tos pakeitimus. Tai gali apsunkinti darbų vykdymą, dėl to būtų patartina visada atsižvelgti į tai, kad vis dėlto sutarties keitimo galimybės būtų aptartos aiškiai ir suprantamai ir konkrečiai. Jeigu pirkimo sąlygos netitinka privalomų reikalavimų, būtent ta 6 mėnesių taisyklė, tai irgi reikėtų spręsti klausimų būdu, o taip pat ir galbūt ginti savo interesus skundžiant šitokias sąlygas. Na ir susidūrus su papildomų darbų poreikiu ar kitomis problemomis, komunikuoti su perkančiaja organizacija, nelaukti, kaip išsispręs šitas klausimas. Tai yra labai svarbu ir tai yra labai svarbi informacija, jeigu kyla ginčas, būtent bylinėjantis. Tai labai kviečiu aktyviai bendrauti su perkančiaja organizacija, rašyti raštus, rašyti elektroninius laiškus. Neužtenka vien tik tai skambinti, kalbėtis, nes, kaip žinia, pokalbio telefoninio prie bylos nepridėsi. Tai aš savo pasisakymą baigiau ir norėčiau dabar perduoti žodį, matyti, Justinai. Ir aš dar tuo metu, kai Justina kalbės, pasižiūrėsiu jūsų užduotus klausimus ir tada mes juos atsakysim tada, kai Justina pabaigs. Prašau, Justina. Tai ačiū, Lina, laba diena visiems. Ir kadangi Lina jums klausimų neuždavė dalyviai, tai gal aš tada dar klausimą galiu tokį irgi svarbiai žinutį, turbūt ar ne, išgeneruoti. Tai sakykit, o kas tokia atveju, jeigu tiekėjas kreipiasi į perkančią organizaciją ir prašo pakeisti sutartį, bet rezultato nėra. Kaip čia yra? Gali atsisakyti tiekėjas vykdyti sutartį? Nes labai nepalankios galbūt sąlygos. Taip, gali būti labai nepalankios sąlygos. Tai dėl to, kaip ir minėjau, saugiausia būtų kreiptis į teismą. Jeigu esate įsitikinę, kad jūs esate teisūs, jums reikėtų kreiptis į teismą, bet dėja stabdyti sutarties vykdymo irgi negalima. Tai dėl ko, dar kartą pasikartosiu, yra labai svarbu sutarties sąlygos. Ir jūs turite teisę iš tikrųjų inicijuoti sutarties projekto sąlygų konstravimą pirkimo procedūrų pradžioje. Ir nelaukti, jeigu ypač numatote, kad gali būti tokia situacija, iš tikrųjų nelaukti, kol tokia situacija atsitiks, komunikuoti iš anksto. Ačiū, Justina. Ačiū, Lina. Gerai, tai aš bandau tuomet pasidalinti savo skaidrėmis. Čia pabėgo į priekį, tai turėtumėt matyti langą visame ekrane, aš jį matau ir skaidrės man keičiasi. Tai apie pašalinimo pagrindus. Iš tikrųjų, visų pašalinimo pagrindų, kurie gali būti keliami, turbūt tikrai nespėsime aptarti, bet iš esmės truputį giliau gal pasižiūrėsime į tuos pašalinimo pagrindus, kurie yra susijęs su konkurencijos pažeidimais. Ir taip pat, aišku, pasižiūrėsime tada aplamai, ar ne, koks yra taikymas ir jų taikymo praktika pašalinimo pagrindų. Tai bendrai, ar ne, pradėti nuo pašalinimo pagrindų kalbą turėtume turbūt nuo to, kas yra tas pašalinimo pagrindas.
Tai mes tikrai, jeigu matome ar ne pirkimo dokumentuose kvalifikacijos reikalavimus, pašalinimo pagrindus ir visas lenteles, reiškia, kiek ten kokie 7, 8, 10 ar 12 dar pašalinimo pagrindų, tai va čia reikia išsiaiškinti, ar ne, tai tie pašalinimo pagrindai, ar iš tikrųjų, kam jie yra reikalingi, koks čia tikslas juos kelti. Tai pirmiausia, be abejo, iškelus pašalinimo pagrindus pirkimo dokumentuose siekiama yra to, kad nebūtų sutartys sudaromos su tokiais tiekėjais, kuriais nėra galima pasitikėti. Tai čia iš esmės yra labai platu, mes negalim sakyti tik tais, kad neįvykdęs sutarties ar netiekėjas, pavyzdžiui, tai yra susijęs su daugeliu neigiamų aspektų, todėl pašalinimo pagrindas yra tos sąlygos, kurių tiekėjas turi neatitikti tam, kad jis galėtų dalyvauti pirkime. Ir koks čia galėtų būti santykis, pavyzdžiui, ar yra santykis su kvalifikacijos reikalavimais? Tai jokio santykio nėra. Pašalinimo pagrindai, jie yra keliami, jeigu jie turi būti keliami pagal teisės aktus, kvalifikacijos reikalavimai yra keliami ir keliami tokie, kaip rekomenduoja kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Tai yra atskiri dalykai. Ne? Tai pašalinimo pagrindus perkančioji organizacija patikrina, ne, ir iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad patikrinama yra pateikta deklaracija tiekėjo, ar ne, vadinama EBVPD, tai yra Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, tai deklaracija, tarkime, duomenys, viskas gerai su jais, ir jau toliau vykdant procedūras paaiškėja, kad vis dėlto tiekėjas, ar ne, kažkurį tai pašalinimo pagrindą atitinka. Gal apsimelavo, gal pateikė neteisingą informaciją toje deklaracijoje. Kaip tokiu atveju elgtis perkančiai organizacijai? Be abejo, nesvarbu, kad jin jau patikrino formą, ar ne, tai yra būtent ta deklaracija, tai bet kuriame vėlesnėme etape paaiškėjus, kad tiekėjas atitinka pašalinimo pagrindą, reiktų jį tiesiog išmesti iš pirkimų. Ne? Tai reiškia, iš esmės kalbame apie tą laikotarpį, kai tiekėjas pateikia pasiūlymą iki pat pirkimo sutarties sudarimo. Tai yra bet kuriame šiame etape paaiškėjus, kad tiekėjas netitinka, ar kitaip sakant, netitinka to, kad būtų viskas gerai ar ne, tai yra, kad tų pašalinimo pagrindų nebūtų, arba kitaip sakant, yra taip, kad atitinka kažkurį nors vieną iš pašalinimo pagrindų, tai reiškia, kad pirkimo sutartis su tokiu tiekėju sudaryta negali būti. Ir tada dar toks klausimas kyla natūraliai. Tai gerai, o jeigu paaiškėja, kad tiekėjas atitinka pašalinimo pagrindą tada, kai jau sudaryta viešo pirkimo sutartis. Čia kalbu, aišku, ne apie tos atvejus, kai perkančioji organizacija tikrina, tai jeigu tikrina, patikrina, bet tarkime, ar ne, yra taip, kad sudaryta pirkimo sutartis, jau kaip ir pradėsim vykdyti, bet staiga perkančioji organizacija sužino, kad kažkur tai kitai perkančiai organizacijai vykdydamas tiekėjas tą sutartį padarė kažkokį esminį pažeidimą, dėl ko pirkimo sutartis buvo nutraukta ir tikrai grubus buvo pažeidimas, reiškia tiekėjas įtrauktas į tą vadinamą gėdos lentą, tai yra į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir kaip dabar čia elgtis perkančiai organizacijai, gal čia inicijuoti kokį nors nutraukimą ar panašiai, tai atsakymas yra toks. Ne, tikrai nereikia inicijuoti nutraukimo, sutartis toliau yra vykdoma, jeigu tai yra tiesiog toks atvejis, kai pažeidimas yra padaromas kažkur kitur su kita perkančia organizacija, tai tokiu atveju pirkimo sutarties nutraukti nereiktų, jinai būtų vykdoma toliau. Ir kokius mes tokiu atveju aplamai, ar ne, pašalinimo pagrindus turime? Jie be abejo yra nustatomi įstatymai. Čia kažkaip tai interpretuoti, plėsti, modifikuoti to sąrašo perkančiosios organizacijos negali. Ne, tai yra viešųjų pirkimų įstatymas, jame aiškiai numatyti privalomi arba neprivalomi dar papildomi pašalinimo pagrindai. Ar visuose pirkimuose mes juos matome kaip tiekėjai? Tai atsakymas yra toks. Ne visai visuose, ne? Nes jeigu tai yra mažos vertės pirkimas, tai gali ir nebūti tų pašalinimo pagrindų. O mažos vertės pirkimas, tai taip, be abejo, maža vertė pirkimo nebūtinai sutampa su sutarties verte, bet iš esmės, ar ne, orientaciniai pinigai tai yra kiek, tai yra prekiams arba paslaugoms iki 70 tūkstančių eurų be PVM, darbams tai yra iki 174 tūkstančių eurų be PVM. Tokios sumos, ar ne, kur iš esmės įstatymas lyg ir nereikalauja numatyti pašalinimo pagrindų. Tai dar kitas klausimas, aišku, ar tikrai, jeigu nėra numatyta pašalinimo pagrindų mažos vertės pirkime, jokiais atvejais tas tiekėjas negali būti išmestas iš pirkimo, nors
kurį nors ar ne pašalinimo pagrindą atitinka. Tai visgi yra išimčių, paskui pamatysim, ar ne, reiškia, pabaigoje jau visas mintis apibendrinant, kad vis dėlto yra tam tikrų pašalinimo pagrindų, kurių neišvengs tiekėjas net ir tais atvejais, kai yra vykdomas mažos vertės pirkimas ir kai pašalinimo pagrindai aplamai į pirkimo dokumentus įtraukti nebuvo. Tai jeigu taip bendrai suskirsčius tos pašalinimo pagrindus jau į atskiras dar kategorijas iš tų dviejų grupių, tai yra tuos, kur yra privalomi, tuos, kur yra neprivalomi, tai privalomose be abejo būtų ar ne su nusikalstamomis veikomis susiję pašalinimo pagrindai, su mokesčių nemokėjimu. Vat šitas ar ne, kuris mums šiandien labai įdomus, tai yra susijęs su konkurencijos pažeidimais, taip pat susijęs su interesų konfliktais, melaginga informacija, tiekėjo nepatikimumu, neteisėtais veiksmais perkančio organizacijai. Privalomi pašalinimo pagrindai reiškia, jeigu nėra išimčių, tai yra pavyzdžiui, jeigu mes neturime mažos vertės pirkimo, turime aukštesnės vertės pirkimą, jie privalo būti nurodyti, o perkančio organizacija turi tuos pašalinimo pagrindus patikrinti. Bet neprivalomų pašalinimo pagrindų atveju tai reiškia, kad pati perkančio organizacija pasirenka, ar juos įtraukti į pirkimo dokumentus ar ne. Tačiau jeigu jau jie yra įtraukti į pirkimo dokumentus, juos patikrinti yra privaloma. Ir tada gali kilti dar toks klausimas. Iš tikrųjų, praktikoje esu susidūrus su tokia situacija ir atrodo, gal viskas šitaip ir nesudėtinga, ar ne? Tai kas čia pateikė deklaraciją, patikrina perkančio organizacija, privalomi pašalinimo pagrindai, įrašau ar ne į pirkimo sąlygas. Bet esmė yra tokia, gyvenimiška situacija susidarė. Vykdė perkančio organizacija pirkimą. Ir pirkimo sąlygose, tai yra aukštesnės negu žemos vertės pirkimas, prastinis pirkimas, nemažos vertės. Ir pamiršo kažkas tiesiog netyčia, kopijavo iš kažkur, neįtraukė vieno iš privalomų pašalinimo pagrindų. O būtent viena iš privalomų pašalinimo pagrindų tai yra tas, kuris yra susijęs su tiekėjo nepatikimu. Jis kažkur jau vykdė sutartį tas tiekėjas, iš esmės jie pažeidė, ta perkančio organizacija nutraukė, įrašė tiekėją į tą gėdos lentą vadinamą, tai yra nepatikimų tiekėjų sąrašą, tas tiekėjas ten sėdi tame sąraše. O ta perkančio organizacija, kur jau vykdo tą naują pirkimą, sako, mes tiesiog pamiršom, neįrašėm. Ir dabar, kaip tai čia būna, dar pateikė, sako, toks tiekėjas mums pasiūlymą, kuris yra tame sąraše. Ir mes sako, matom, ir mes nenorim su juo sudaryti sutarties, mes juo nepasitikim. Greičiausiai gali baigtis ir mums nesėkmingai, sako, bet mūsų dokumentuose nėra to pašalinimo pagrindo įrašyta. Kaip čia elgtis, ką daryti? Ir klausimas ar ne toks, gerai, nėra dokumentuose parašyta, tai gal tada tiekėjas gali ginčytis ar ne, duoti tą perkančią organizaciją į teismą, jeigu išmes iš pirkimo ir sakyt, parašyta tai nebuvo, o pirkimo sąlygos sudarot jūs esate atsakingi ar ne už jų teisingo parengimą. Tai atsakymą į šitą klausimą pateikia teismų praktika. Kaip elgtis, tai yra nepaisant to, kad privalomas pašalinimo pagrindas nėra įtrauktas į pirkimo dokumentus, kai tai yra privalomas pašalinimo pagrindas, ar ne, perkančio organizacija vis tiek turi tikrinti tiekėjo atitikti, tai yra, kad jis neturi to pašalinimo pagrindo, ar ne, reiškia tikrinti, vertinti ir jeigu nustato atitikti tam pašalinimo pagrindu, išmesti tą tiekėją iš pirkimo. Tai šiuo atveju sprendimas ar neturėtų būti toks. Nesvarbu, kad neįrašiau, kad pamiršau, kad kažkas suklydo, pagal įstatymą tai yra privaloma, taigi aš turiu pareigą atmesti. Aišku, čia yra tam tikros išimtis, ar ne, čia pasižiūrėsim paskui, kokios tos išimtis galėtų būti, kai gali vis dėlto tiekėjas sudalyvauti pirkime ar net laimėti, ar ne, tą pirkimą, kai yra apsivalymo, reiškia pagrindai, tai yra tiekėjas apsivalo, reabilituojasi, susitvarko, pasigerina savo reputaciją, ar ne? Tai paskui pasižiūrėsim, reiškia, aptarsim, kaip čia elgtis tiekėjui, bet toliau einant, ar ne, apie tos privalomus pašalinimo pagrindus, tai yra atsakymas į klausimą, kurį aš ką tik pasakiau, ar ne, kad jeigu ir per klaidą nenumatyta, vis tiek tikrinti, ar ne, ir pirkimo dokumentuose be abejo jie turi būti. Išimtis yra visgi. Jeigu atsitiktų taip, ar ne, kad pirkimas yra būtent susijęs labai su tokiamis išimtinėmis situacijomis, kurios yra labai svarbios viešam interesui. Tarkim, įvyko kažkokia stichinė nelaimė. Ir perkančiai organizacijai labai staigiai reikia nupirkti kokius nors ten gelbėjimo įrenginius ar panašiai, kažkokią tai įrangą ar taip toliau, kas galėtų
padėti suvaldyti tą situaciją. Reikia staigiai, greitai. Ir tarkim, ar ne, rinkoje yra tokių tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti produktą, bet jie kažkaip tai nedraugauja su tais pašalinimo pagrindais. Ir kažkur tai turi tų pašalinimo pagrindų, dėl kurių iš esmės lyg ir pagal teisės aktus aš kaip ir negalėčiau sudaryti sutarties. Bet tai va čia išimtis įstatymė ir sako, jeigu tai yra labai svarbu viešajam interesui, tai aišku, išimtinės situacijos, tokios kaip minėjau, ar ne, stichinė nelaimė, kažkokia epidemija kyla, ar ne, tai tokiu atveju perkančioji organizacija įsteigydama, jinai gali aplamai nekelti bet kokių pašalinimo pagrindų, tiesiog nerašyti jų pirkimo dokumentus. Arba jeigu ir įrašyti pirkimo dokumentus, tai tarkim negali įrašyti dar papildomai ir tai, kad jeigu tiekėjas atitiks, ar ne, vis tiek mes iš tikrųjų leisime tam tiekėjui dalyvauti ir su juo sudarysime sutartį, nepaisant to, kad jis pašalinimo pagrindus atitinka, nes tai yra siejamas su tuo, jog pirkimas yra labai svarbus ar ne viešajam interesui užtikrinti. Tai kas tada tie neprivalomi pašalinimo pagrindai, ar ne, kokie jie gali būti irgi jau, ar ne, apsitarė, matėm čia skaidrę aš ir išrašiau, ar ne, tai iš esmės yra truputėlį tokie, gal, negali sakyti, kad savo pobūdžiu kažkaip yra, lengvesnis, ar ne, kažkoks tai čia nusižengimas padarytas. Bet iš esmės, ar ne, įstatymų leidėjas sako, tų privalomų pakanka, jau kad įsitikintum, jog tiekėjų gali pasitikėti, o tie papildomi priklauso nuo konkretaus pirkimo pobūdžio, jeigu tai yra svarbu pasitikėjimo ir ne perkančiosios organizacijos. Ir perkančioji organizacija savo pasirinkimu jos gali įtraukti į pirkimo dokumentus. Bet dar kartą pasikartos, jeigu įtraukia, privalo ir tikrinti. Gerai, tai dabar tada prieikim prie tų konkrečių tokių pašalinimo pagrindų, ar ne, ką Lina Darulienė kalbėjo apie konkurencijos pažeidimus, ar ne, tai mes viešųjų pirkimų įstatyme turime kelis, tai yra 3 pašalinimo pagrindus, kurie yra privalomi, tai yra priskiriami prie privalomųjų, tai yra, kad privalu tikrinti, aišku, nebent išimtis dėl mažos vertės pirkimo ar kitas išimtis, kurias aš jau paminėjau, ne? Tai privaloma yra tikrinti, tai yra privalomi pašalinimo pagrindai ir su konkurencijos, ar ne, pažeidimu vienas iš pašalinimo pagrindų yra susitarimai, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją pirkime. Apie ką mes kalbam? Mes kalbame apie tiekėjų susitarimus, kai siekiama iškreipti konkurenciją tame konkrečiame pirkime. Tai Lina Darulienė, mano kolegė, ar ne, paminėjo galimus pavyzdžius, ar ne, suderinam kažkaip tai kainą pasiūlymus, keli tiekėjai susitarė, ar ne, kad, realiai suderinė yra pasiūlymus ir, jie neveikia iš esmės, ar ne, kaip konkurentai. Tai mes kalbam iš esmės apie tokius atvejus, ne? Ir čia yra svarbu tas, kad perkančioji organizacija, jau kažkokiais būdais, ar ne, jinai pati turi išsiaiškinti, buvo kažkoks toks susitarimas, tai yra jisai kažkoks toks sudarytas tarp tų tiekėjų, ar nėra tokio susitarimo. Tai yra, šiuo atveju nereikia konkurencijos tarybos, ar ne, ar teismų įsiteisėjusių sprendimų, ar ne, nutarčių tam, kad jau perkančioji organizacija galėtų sakyti, kad tiekėjai iš tikrųjų yra kažkokius susitarimus sudarę, kuriais yra siekiama iškreipti konkurenciją. Tai ką aš noriu pasakyti, kad perkančiai organizacijai užtenka įsitikinti iš jai prieinamų šaltinių duomenimis, kurie nebūtinai turi būti jau patikrinti teismo ar būtent atsakingų institucijų, tokių kaip konkurencijos taryba. Bet jai reikia faktų, neužtenka ir to, kad kažkur girdėjau, kažkas man čia pasakė, tai turi būti faktai. Vėlgi Lina pakalbėjo irgi, ar ne, bet įvardė ir pavyzdžius, kaip tai gali būti, ar ne, tie susitarimai padaryti. Svarbu, aišku, kad perkančioji organizacija tų duomenų galėtų surinkti. Ir kaip, aišku, tada elgtis, tai tokiu atveju yra daroma kas. Paprastai, ar ne, tos duomenys kažkokius tai turint, turi būti jau kreipiamas į tuos tiekėjus, prašant paaiškinti, tai kaip iš tikrųjų yra. Ir išsiaiškinus, ar ne, ar perkančioji organizacija gali sakyti, kad tai tikrai yra įtikinami duomenys, kad tai, greičiausiai taip, tikrai yra susitarimas, kuriais siekiama buvo iškreipti konkurenciją, tokių tiekėjų pasiūlymus atmesti dėl to, kad jie tenkina pašalinimo pagrindą, kas reiškia, kad toliau pirkime dalyvauti negali. Ir tada dar vienas irgi kažkaip ar nesusijęs su konkurencijos pažeidimus.
Bet šitie pašalinimo pagrindai, kreipkim dėmesį, yra skirtingi, ar ne? Susitarimai tarp tiekėjų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją konkrečiame pirkime, ir draudžiami susitarimai pagal konkurencijos įstatymą, ar ne, ar panašų kitos valstybės teisės aktą. Draudžiami susitarimai. Čia mes jau kalbame apie tuos atvejus, kai ne tame konkrečiame pirkime susitarė tiekėjai, bet jau iš anksčiau jie kažkur tai atsineša padarytą pažeidimą. Jie kažkur kitur jau yra padarę draudžiamus susitarimus ir vėlgi čia turi būti duomenys objektyvūs, ar ne, galbūt jau yra ir konkurencijos tarybos, ar ne, reiškias išvados. Tai tokiu atveju, jeigu taip yra, ar ne, perkančioji organizacija iš tikrųjų vėlgi negali sudaryti sutarties su tokiais tiekėjais, turi jo šalinti iš pirkimo, tačiau, ar ne, su sąlyga, kad, reiškia, nuo to pažeidimo padarymo, čia vėlgi svarbus yra momentas, kad tai nėra nuo įsiteisėjimų kažkokiu tai sprendimų teismų, ar ne, ar atsakingų institucijų, bet nuo pažeidimo padarymo dar nėra suėję 3 metai. Viskas. Tokiu atveju irgi negalima tokiems tiekėjams dalyvauti pirkime. Tai yra skirtingi pašalinimo pagrindai, ar ne? Ir esminis turbūt momentas yra tas, kad čia kalbame apie tą konkretų tokį susitarimą tarp tiekėjų. Čia kalbame apie anksčiau ar ne atsineštą pažeidimą, kuris yra padarytas, ar ne, draudžiamų susitarimų pagal konkurencijos įstatymą. Ir aiškinama tai, kad susitarimai, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją pirkime, yra plačiau negu tik tais draudžiami susitarimai pagal konkurencijos įstatymą. Tai tokie 2 pašalinimo pagrindai susiję, ar ne, su konkurencija. Ir dar, reiškia, jau minėjau, ne, apie tai, kad tie įtikinami duomenys neturi būti patikrinami kažkaip tai jau teismų įsiteisėjus, ar nesprendimų nereikia. Tada dar vienas yra su konkurencijos pažeidimu susijęs pagrindas. Nereiškia, trečias, skirtingas, kitoks jis yra. Pažeista tiekėjų konkurencija pirkime. Kas čia, apie ką tai? Tai vienareikšmiškai. Tai yra apie tuos atvejus, kai mes turime tokį interesų konfliktą, pažeistą konkurenciją dėl to, kad perkančioji organizacija, ar ne, kažkaip, gal jį pati, gal tiekėjas nesugebėjo suvaldyti interesų konflikto su tiekėju, kuris padėjo tai perkančiai organizacijai pasiruošti pirkimui. Kitaip sakant, jisai vykdė pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą. Kas yra ta pagalbinė veikla, tai bendrai, ar ne, visi orientuojamės tikrai ir kažkoks tai pirkimų, reiškia, procedūrų organizavimas, iš esmės tai gali būti ir iš tikrųjų aktyvios konsultacijos, prisidedant, reiškia, ir ruošiant pirkimo dokumentus, infrastruktūros suteikimas ir panašiai. Ir tokiu atveju, kaip pavyzdys tai galėtų būti, ar ne, kažkoks iš gyvenimo, tarkime, buvo, ar ne, pirkimas ir paslaugos teikiamos kokios nors projektavimo užduoties, ar ne, projektavimo užduotį rengia tiekėjas. Ir po to daromas pirkimas, tarkime, techninio projekto parengimui. Ir tas pats tiekėjas nori, tarkime, dalyvauti pirkime, jau tame kitame, tai yra būtent to techninio projekto parengimui. Ar jis gali dalyvauti iš esmės? Iš karto jo išmesti negaliu. Taip, jis gali dalyvauti, ar ne? Bet šiuo atveju perkančioji organizacija turi ką padaryti. Jinai turi įsitikinti, kad dėl to nebuvo iškreipta tiekėjų konkurencija. Tai yra, ir iš esmės turi, patikrinti, ar ne, sužiūrėti, ar iš tikrųjų, kaip minimum, ar ne, bent jau tai, kokią informaciją gavo tas tiekėjas, kuris darė kažkokį tai paruošiamąjį darbą, ar ne, ar ta informacija tokia pati, tiek pat jos apimties, ar ne, yra pateikiama ir tiems tiekėjams, kurie dalyvauja jau kitame, ar ne, pirkime. Arba, pavyzdžiui, paruošiamasis darbas, toks kaip pirkimo sąlygų, tarkime, rengimas, ir kad nebūtų taip, ar ne, jog tikrai daugiau informacijos turi tas tiekėjas, kuris padėjo pasirengti pirkimui ir vėliau, ar ne, jau dalyvaujant pirkime, atsitiks taip, kad kiti tiekėjai informacijos turi mažiau ir taip gausis, kad jie, tas tiekėjas, kuris padėjo, turi konkurencinį pranašumą, net, ne? Tai tokiu atveju tai yra pažeista tiekėjų konkurencija pirkime dėl tokių aplinkybių ir, toks tiekėjas iš tikrųjų negali dalyvauti pirkime. Tai tas yra labai svarbu, to negalim pamiršti, ar ne, bet esmė dar kokia.
iš tikrųjų būna praktikoje tokių klausimų. Gerai, klausia koks nors tiekėjas. Pildom čia dabar EBVPD formą, reiškia Europos bendrai viešųjų pirkimų dokumentą. Ir mums kilo klausimas, ogi mes dalyvavom rinkos konsultacijose. Mes atsakinėjom į klausimus perkančiai organizacijai, jinai darė, reiškia, rinkos konsultacijas, skelbė ją taip, kaip numato teisės aktai, mes ten dalyvavom, kažkaip tai, reiškia, prisidėjom prie viso to. Ar čia gali grėsti, kad jau mes būsim pašalinti iš pirkimo, tai yra mes jau kažką čia padarėm tokio, kas yra, neleistina, ar ne, išeina. Tai atsakymas yra toks. Ne, rinkos konsultacijos viskas gerai. Čia negrėsia, ne, pašalinimu, tai yra teisėta, galima, čia nereiškia iš karto kažkokio interesų konflikto ir to netgi nereikia Europos bendro viešųjų pirkimų dokumento formoje deklaruoti. Tai tas yra visai apie kitką, ne, tas rinkos konsultacijų vykdymas. Čia kalbame apie tos atvejus, kai yra vykdoma pagalbinė viešųjų pirkimų veikla. Tai turim tokius, ar ne, 3 susijusius su konkurencijos, ar ne, reiškia, pažeidimais, ir čia nereiškia, kad konkurencijos teisės, ar ne, reiškia, būtent ar konkurencijos įstatymo pažeidimais, ne, šitas pagrindas visai kalba truputį, kitaip, ar ne. Tai iš tikrųjų, prieš priimant sprendimą, bet kokiu atveju, tai bet kuriuo iš šitų kalbam atveju apie konkurencijos pažeidimus, įskaitant ir daugelį kitų atvejų, prieš priimant sprendimą tiekėją pašalinti iš pirkimo, visgi turi atsižvelgti perkančioji organizacija į kelis esminius niuansus. Tai yra, ar dalyvio pašalinimas iš pirkimo yra proporcingas, reiškia, jo vertinamam elgesiui. Ir jeigu tai yra sprendžiama dėl draudžiamų susitarimų, kurie yra pagal konkurencijos įstatymą, tai ar nebus reikšmingai apribota konkurencija? Reiškia, ne viskas taip dar paprasta ir perkančiai organizacijai, nes reikia įvertinti šitos aspektus. Ką reiškia proporcingumą? Tai gal geriausiai atsiskleidžia per pavyzdį turbūt, bet čia ne apie konkurencijos pažeidimus pavyzdį galima pateikti, tarkime, tiekėjas, ne, kuris yra įrašytas tą vadinamą gėdos lentą, tai yra būtent nepatikimų tiekėjų sąrašą, įrašytas ten yra dėl to, kad jisai vykdydamas kokias nors, pavyzdžiui, maitinimo organizavimo paslaugas, teikdamas tokias paslaugas kokiam nors vaikų darželiui, tarkime, ne, taip sugebėjo jas suteikti, kad apnuodijo vaikus. Ne, ir tai buvo esminis pažeidimas, dėl ko nutraukta buvo sutartis, tiekėjas pripažintas tokiu pateikimu, įrašytas į sąrašą. Ir, reiškia, kitame pirkime, jau ta perkančioji organizacija, matydama tą įrašą nepatikimų tiekėjų sąraše ir dėl ko jis ten atsidūrė tas tiekėjas, tai turbūt tikrai pasielgs visiškai teisingai, jeigu įvertins, kad tikrai yra proporcinga tokį tiekėją šalinti iš pirkimo, ar ne, ir negalime jam leisti vykdyti šitos sutarties, jeigu tai būtų, aišku, susiję, ne, su, pavyzdžiui, kokiu maitinimo organizavimu. Nes tikėtina, kad tikrai pasitikėjimas prarastas yra, ne? Na ir ką reiškia tas draudžiami susitarimai įtvirtinti konkurencijos įstatymę, reiškia, dėl ko būtų reikšmingai apribojama konkurencija, kaip tai spręsti? Paprastai, tarkim, bent jau, gal kiekviena situacija turbūt yra individuali, bet jeigu taip labai paprastai imant, ar ne, tarkime, rinkoje yra kokie 4 galimi dalyviai pasiūlyti tam tikrą produktą ir, paaiškėja, ne, kad yra tie draudžiami susitarimai kažkaip tai padaryti iš kažkur atsineštas, reiškia, toks pažeidimas jau tą pirkimą. Ir perkančioji organizacija, ką turėtų daryti, ar ne, liktais atmesti, tarkim, kokius ten, pavyzdžiui, ar ne, iš jų 3 atkristų šito pagrindu ir liktų 1. Tai jeigu atmešiau iš tuos 3, liktų 1, klausimas, ar ne, pavyzdžiui, rinkoje daugiau nelabai yra iš ko nupirkti tam tikrą produktą. Ar čia nebūtų iš tikrųjų reikšmingai apribota konkurencija? Tai čia, žinoma, šiai dienai gal čia toks retorinis klausimas, dar kartą sakau, kiekviena situacija yra individuali, bet jeigu būtų panašios į šias situacijas, matyt, galėtume svarstyti, kad galbūt iš tikrųjų reikšmingai būtų apribota konkurencija ir tokiu atveju tai reikštų, kad pašalinimo pagrindą perkančioji organizacija tiesiog argumentuodama, ar ne, visas šitas aplinkybės netaiko. Na ir tada dar kitas klausimas, o tai kas čia turi būti sujaudintas dėl tų pašalinimo pagrindų? Tai yra gerai dalyvis, ar ne, jisgi kartais eina ne vienas į pirkimą, jis eina jungtinė veikla, pasitelkia subtiekėją, kurio pajėgumais remiasi, nes pats netitinka kvalifikacijos.
Kartais būna ir subrangovas, ar ne, tai yra tiesiog tas, kuris, pavyzdžiui, vykdo dalį darbų, nors pats tiekėjas kvalifikaciją pilnai atitinka ir jo kvalifikacija nesiremia perduoti tik darbų tam tikrų vykdymą. Tai pašalinimo pagrindų neturi turėti, arba kitaip sakant, jau perkančiosios organizacijos į pirkimo dokumentus turi įtraukti, o tiekėjai tą turi suprasti, ar ne, kad yra tikrinama tiek dėl tiekėjo, tiek kai teikia ūkio subjektų grupė, tai visi tos grupės nariai, ar ne, tai jeigu jungtinė veikla, visi jungtinės veiklos partneriai. Jeigu tai yra būtent subranga, kuri yra panaudojama dėl kvalifikacijos, tai yra tam, kad atitiktų tiekėjas kvalifikaciją, be abejo, tokie subrangovai irgi turi neturėti pašalinimo pagrindų. Na ir kartais, tai čia yra jau perkančiosios organizacijos nuožiūra įvertinus situaciją individualiai ir kiekvieno, reiškia, pirkimo objekto pobūdį, apimtį, svarbą, gali ir, kad, tarkim, tų subrangovų gali būti ir ne vienas, ir, tarkim, tokio pobūdžio pirkimuose būna dažnai, tarkim, ne, vadovauti perkančią organizaciją, tai gali įtraukti pašalinimo pagrindus, tai yra tikrinti ir dėl paprastų subrangovų. Tai čia jau tiekėjui tada reikia skaityti sąlygas gerai, ar ne, ir dėl paprastų subrangovų tikrinama. Ir kas yra, kaip tie pašalinimo pagrindai tikrinami, aš jau užsiminiau, ar ne, mes kaip, reiškia, tiekėjai vis dar nedalyvaudami pirkimuose žino tą BVPD formą, elektroninę formą, arba jeigu tai yra mažos vertės pirkimas ir keliami pašalinimo pagrindai, tai gali būti tiesiog perkančiosios organizacijos nustatytos formos deklaracija. Ir iš karto tų kažkokių dokumentų ar neteikiame. Tai apie dokumentus, tai kalbame be abejo apie tuos, kurie patvirtina pašalinimo pagrindų neturėjimą. Jeigu tai būtų su teistumu, pavyzdžiui, ar neteistumu, taip sakant, susiję pašalinimo pagrindai, tai aišku, tada informatikos ryšių departamento pažyma, arba jungtinė pažyma registrų centro ir panašiai. Tai va tie dokumentai jau turi būti pateikiami to tiekėjo, kuris yra laimėtojas. Ar ne kiekvienas čia turi rinkti juos ir teikti, laimėtojas, bet ir tas laimėtojas, ar tikrai visada turi tos dokumentus visus dėl pašalinimo pagrindų teikti, kad jų nėra, kad tų pašalinimo pagrindų nėra, tai ne visais atvejais, galbūt perkančia organizacija turi dar galiojančius dokumentus iš ankstesnių pirkimų, gal jį pati pagal viešus registrus gali prieiti prie duomenų ir patikrinti, tai nebūtina užkrauti šitą administracinę naštą vien tik teikėjo, ar ne, aišku, tai perkančiosios organizacijos apsikrovusios, bet dar, kaip sakant, gali tą darbą paimti ir padaryti pagal įstatymų leidėją. Tai kas yra svarbu dar teikiant tiekėjui būtent tą deklaraciją vadinam, ar ne, tai svarbu įvertinti tai, kad jeigu bus pateikta neteisinga informacija, tai yra faktiškai tiekėjas atitinka kurį nors pašalinimo pagrindą, bet jis deklaruoja, jog viskas su juo gerai ir tikrai nėra jokių reiškia, su pašalinimo pagrindų, kas gali atsitikti. Jeigu perkančia organizacija tą sužinos, tai bus vertinama kaip melagingos informacijos pateikimas vienareikšmiškai. Ir toks tiekėjas savarankiškų pagrindų jau tada dėl melagingos informacijos pateikimo bus išmestas iš pirkimo. Tai ir aišku, čia dar kitos pasekmės, ar ne, ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą metams laiko gali pakliūti toks tiekėjas. Vėl čia yra labai svarbu, ar ne, tos duomenys teikti teisingus, tikslius, kokie jie yra. Bet gali būti, pavyzdžiui, situacija, kad tiekėjas, tarkim, nepateikia dokumentų jau patvirtinančių tai, kas yra deklaruota deklaracija. Pavyzdžiui, nepateikė tiesiog informatikos ryšių departamento pažymų, ar ne, apie neteistumą, ar nepridėjo kokios jungtinės pažymos iš registrų centro ir pilnai tai neįrodo, reiškia, perkančiai organizacijai, kad tas tiekėjas tikrai netitinka pašalinimo pagrindų. Tai nepateikė dokumentų. Tai kai štai melagis jis jau? Ne melagis, ar ne? Jeigu tai, ką jis deklaravo, yra teisybė, tai vien tik dokumentų nepateikimas nėra apsimelavimas. Tokiu atveju svarstoma dėl galimybės paaiškinti, patikslinti, ar ne, tos duomenys yra galbūt papildomai jos pateikti tokius, bet tuo atveju, jeigu tiekėjas, ar ne, reiškia, nuslėpė informaciją, pateikė ją kitokią, nuslėpė, tai reiškia, jeigu pateiktų jis kokią nors ten pažymą, tai ten matytųsi, kad tikrai pašalinimo pagrindas egzistuoja, taip sakant, būtų kitoks rezultatas. Tai va, tokiu atveju tai galima spręsti, kad tiekėjas pamelavo ir tai sąlygotų jo išmetimą iš pirkimo jau kitų pagrindų.
Tai gerai, bet tada dar toks klausimas iš tikrųjų. O tai jau tie pašalinimo pagrindai. Čia jau mirties nuosprendis, viskas, čia jau dabar reikia labai bijoti ir tikrai nebebus galima dalyvauti pirkimuose. Atsakymas yra toks. Ne, nebūtinai, gali būti ir viskas gerai ir toliau tas tiekėjas, su tam tikrais, ar ne, tokiais darbais, namų darbais, ar ne, galės vis dėlto pirkimuose dalyvauti ir galbūt net sudaryti, ar ne, aišku, sutartį ir viskas bus gerai. Tai kokiais atvejais? Tai jeigu aš kalbėjau, ar ne, pavyzdžiui, apie tuos kelis atvejus, kurie yra susijęs su konkurencijos pažeidimais, ar ne, ir minėjau, kad konkurencijos pažeidimai gali būti va čia susitarimai, ar ne, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją konkrečiame pirkime. Ir taip pat kitas pagrindas dar pažeista tiekėjų konkurencija pirkime būtent dėl to, ar ne, kad tiekėjas teikia pagalbinę, vykdė pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą, dėl to pirkančioji organizacija negali, reiškia, jam leisti dalyvauti pirkime, nes buvo konkurenciją pažeidžiantys veiksmai, tai būtent, ar ne, įgyjo kažkokį neteisėtą konkurencinį pranašumą tas tiekėjas, kuris čia vykdė tą pagalbinę veiklą, ar ne. Tai jeigu mes turim, tarkim, tokius atvejus, tai tas pasitaisymas kažkoks tame pirkime tikrai yra negalimas, ar ne? Tai čia mes negalim kalbėti apie reabilitaciją tame pirkime ir tolesnį dalyvavimą. Tai yra neįmanoma. Bet jeigu mes kalbame apie tokį atvejį, kai tai yra padarytas pažeidimas, dėl kurio aš iš esmės galiu pasitaisyti ir jau kitame pirkime dalyvauti tikrai apsivalęs, tikrai susigrąžinęs savo reputaciją, tikrai patikimas perkančiosios organizacijos akyse, tai toks štai pažeidimas, ar ne? Taip jisai, galėtų matyti, ar ne, būti galvojama, kaip čia reabilituotis, tai yra dėl jo galėtų būti, tas daroma. Tarkime, taip pat tokiems tiekėjams, kurie yra neįvykdę pirkimo sutarties kažkokiuose tai pirkimuose ir padarė dėl to, reiškia, esminį pažeidimą ir nutraukta pirkimo sutartis, tai tokiu atveju irgi gali būti be abejo svarstoma dėl tiekėjų reabilitacijos. Tik taip sakant, jeigu tas pažeidimas padarytas kažkaip tai jo susitvarkymas to tiekėjo, tai yra įvertinimas, kad jis padarė pažeidimą, pasitaisymas, gali sąlygoti, kad galiu pasitikėti to tiekėjų dabar jau vykdomame pirkime, tai taip pasitaisyti tokiu atveju įmanoma ir tam yra taikoma vadinama tiekėjų reabilitacijos, ar ne, tokia doktrina. Kaip jinai veikia praktiškai? Tai iš tikrųjų įstatymas reikalauja keletos sąlygų. Tai reiškia, būtinai iš tikrųjų turi būti pranešama perkančiai organizacijai, informuojama, ir ne tik informuojama, be abejo netinka deklaratyvūs tik tais raštai, ne kažkokie tai, turi būti duomenys pridedami įrodymai, ne faktai surašomi, kaip jis įtaisėsi. Tai reiškia, turi būti perkančiai organizacijai pateikta informacija apie tai, kad jis pasitaisė, tai yra kokių priemonių jisai ėmėsi, kad jis jau būtų svarus ar netoks ir patikimas. Ir tada įvertinusi būtent tas priemonės įgyvendintas perkančioji organizacija, įvertina jas kaip pakankamas. Tai yra, kad gerai, pasitikiu, tikiu, kad daugiau tokių pažeidimų nebus. Tai ką dar, ar ne, svarbu padaryti tam tiekėjui, bet tų priemonių konkrečių, tai kai yra pagrindas, be abejo, ne, žala, pavyzdžiui, kažkokia buvo kilusi, atlyginti žalą, bendradarbiauti, siekiant įvertinti pažeidimą, imtis tam tikrų savo, ne, vidaus organizacinių, turbūt techninių personalo valdymo priemonių, kas tai galėtų būti iš tikrųjų. Tai be abejo, jeigu tai yra susiję pažeidimas su tam tikrais, ar ne, asmenimis, tarkim, sutartis vykdyta ir tai labai priklausė nuo kažkokių tai darbuotojų kompetencijos, jų apmokymų, jų reiškia, supratimo, kaip tą sutartį vykdyti, tai tokiu atveju, aišku, galbūt yra aplamai personalo kažkoks tai reorganizavimas atliktas, galbūt yra mokymai, ne, galbūt teikėjas taip viskas susitvarkė, kad ISO 9001, ar ne, kokybės vadybos sistemos standartai įsidiegia, auditą pasidarė. Ir galbūt kažkokios tai yra, viduje jau tokios kaip ir kontrolės, ar ne, reiškia, grupės sudarytos, kurios tikrina, kaip čia sekasi dabar jau tam tiekėjui vykdyti veiklą.
tai vykdyti kitas tokias panašias ar nesutartis, kaip čia bus ateityje to išvengiama. Tai visų tų priemonių visuma turi būti aprašyta perkančiai organizacijai ir pateikti įrodymai. Tai štai neužtenka pasakyti, kad mes darėm mokymus specialistam, keliam jų lygį nuolatos. Tai nieko nepasako, tai teikit kažkokius tai, diplomus ar ne, ar panašiai, kaip tie mokymai rezultate atsiliepia, kas patvirtina ar ne tos duomenys, kad iš tikrųjų tie mokymai vyko, kiek jie vyksta, kokie jie yra, galų gale. Reiškia, objektyvus, realūs duomenys. Kitaip sakant, apsivalymas jis turi būti realus, nedeklaratyvus. Ir to perkančio organizacijai turi pakakti, arba nepakakti, aišku, nepakanka paprastai praktikoje turbūt tada, kai yra daugiau raštais, kaip sprendžiama, ar ne, situaciją spręsti, tai yra tiesiog surašom išsamiai gražų raštą tokį ar nesklandžią kalbą ir nepridedam duomenų, nepateikiam įrodymų, tai aišku, ką tu čia rodysi, kad yra įvykęs ar nerealus apsivalymas. Tai tokiu atveju perkančioji organizacija, jeigu duomenys yra įtikinami, jinai ką gali? Jinai gali leisti tam tiekėjui dalyvauti pirkime, priima sprendimą, reiškia argumentuotą, kad tikrai tas tiekėjas yra pasitaisęs, kad jis yra apsivalęs, kad įvyko reabilitacija ir galiu tikėti, kad dabar vykdydamas pirkimo sutartį tas tiekėjas pažeidimų nedarys. Tai tas yra turbūt tokia kaip ir prošvaistė tiekėjams ir kada, reiškia, tą įrodinėti reikia. Tai iš tikrųjų galima jau tos duomenės, ar ne, kadangi vis tiek tiekėjas turi teikti, jeigu jau tai yra nemažos vertės pirkimas ir taikomi, ar ne, keliami tie pašalinimo pagrindai, teikiant deklaraciją, deklaruoja tiekėjas, kaip yra su tais pašalinimo pagrindais, kad jis kažkokį galbūt atitinka ir prideda jau iš karto duomenės, kad žiūrėkit, mes norime pasinaudoti tą reabilitaciją. Tai gali, aišku, būti ir taip, kad teikia EBVPD formą užpildyta ir ten nurodo, kad yra vis dėlto tam tikras pašalinimo pagrindas ir tada pati perkančioji organizacija užsiklausia ir kreipiasi į tiekėją, ar ne, kaip čia yra, paaiškinkit, tai tada tiekėjas galėtų ar ne reabilituotis ir pateikti tos duomenys. Aišku, visada geriau iš karto turbūt perkančią organizaciją mėginti įtikinti ir nelaukti jos paklausimų, nebent kažkaip tai ta procedūra būtų aiškiai labai nurodyta pirkimo sąlygose. Ir dar toks dalykas, ar ne, kad nepaisant to, tarkime, kad tiekėjas atitinka kurį nors pašalinimo pagrindą ir, tarkime, jisai, nesiėmė net ir priemonių tam, kad reabilituotųsi, bet, kelia klausimą, tai ar visiškai visuose dabar viešuosiuose pirkimuose man nebus galima dalyvauti, tai atsakymas yra toks. Išimtis gali būti dėl mažos vertės pirkimų. Tai tos mažos vertės pirkimai, nesvarbu, ar jie čia būtų neskelbiamos apklausos, ar skelbiamos apklausos per CVPS, tai jeigu perkančioji organizacija nenurodo pašalinimo pagrindų, reiškia, kad tiekėjas tokiuose pirkimuose gali dalyvauti, tačiau vis tiek yra šauktukas šitoje vietoje. Mes turim nuo šių metų rugpjūčio pabaigos pakeistą mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, kuris sako, nepaisant to, kad mažos vertės pirkimuose perkančioji organizacija nusprendė nekelti pašalinimo pagrindų, bet kokiu atveju, jeigu ji nustato bent vieną iš šitų 3 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų egzistavimą, ji vis tiek turi atmesti tiekėjo pasiūlymą. Tai yra, jeigu nustato, kad tiekėjas yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, jeigu tiekėjas pirkimo metu pateko interesų konflikto situaciją, arba jeigu tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų siekiant paveikti perkančią organizaciją, jos sprendimus atitinkamai, tai tokiu atveju nesvarbu, kas yra pirkimo dokumentuose, su tokiu tiekėju mes, jokiais būdais ar nesutarties iš tikrųjų taip jau imti ir sudaryti negalime. Tai tokios turbūt žinios yra tiekėjams, o kartu ir perkančiosioms organizacijoms. Aišku, praktikoje dar klausimų kelia ir tai, iš tikrųjų, kaip čia toms perkančiosioms organizacijoms viską patikrinti, kai mes turime kažkokių užsienio vadinamą elementą, ar ne, kitas valstybės, ne Lietuvą. Tai vėlgi atsidarom e-certis turbūt tada sistemą ir ar ne, bandome ieškoti, jeigu mano subrangovas, ar ne, yra ne Lietuvoje. Koks Lenkas ar panašiai, tai ten reikės jam susirinkti tuos duomenis, ar ne, tai atsidarome certis ir žiūrim, kokie tai galėtų būti, ar ne, institucijos ir dokumentai išduodami, tai vėlgi čia tokia,
atrodo, kai kalbi paprasta, ar ne, bet kai praktikoje reikia tiek dokumentų tokia apimti patikrinti, tai irgi nėra taip lengva. Na, bet realybė yra tokia, tai apie pašalinimo pagrindus turbūt svarbiausias mintis yra tokios. Tai klausimų jūsų bent jau aš kažkaip lyg ir nematau, ar ne? Ačiū, Justina. Yra vienas klausimas, aš tau Yra, perskaitysiu. Ar tiekėjas, kurio savininkas direktorius yra perkančiosios organizacijos darbuotojas, privalo atskleisti šią aplinkybę, teikdamas EBVPD, tai yra interesų konfliktas? Taip, tai dar kartą įsiskaitysiu klausimą. Žinot, aš manau, kad tai gali būti potencialus interesų konfliktas. Ar tai yra realus interesų konfliktas, čia jau gal yra klausimas. Ar atskleisti tą informaciją, tai be abejo, visada geriau yra daugiau turbūt informacijos atskleisti, negu ją nuslėpti. Tai aš sakyčiau, kad čia mes nerasim, ne, kažkur tai teisės akte, kad bus parašyta tikrai, kad privalo, bet jeigu mes aiškinsim ir argumentuosim, mes turbūt tikrai galim išvelgti, kad būtų gerai šitą aplinkybę tikrai atskleisti, nes tai būtų pačiam tiekėjui, ar ne, palankiau ir tokiu atveju perkančioji organizacija jau turėtų kartu su dokumentais, kas reiškia, kad ir kiti galbūt tiekėjai konkurentai neturėtų intencijų dėl to, pavyzdžiui, skųsti, ar ne? Tai čia manau, yra atsakymas, yra taip. Taip, čia gali būti iš tikrųjų tokia situacija, kuri gali būti nepalanki pačiam tiekėjui. Tai Justina, ačiū labai. O dar viena tokia mintis. Tai jeigu, tarkim, sutartis buvo vykdoma kartu su subrangovu arba su partneriu pagal jungtinės veiklos sutartį. Ir vienas iš partnerių buvo pripažintas nepatikimu dėl kažkokių priežasčių, galbūt kita šalis labai nedaug prisidėjo prie to pirkimo. Kokia yra grėsmė tai kitai šaliai, kad jinai irgi gali būti pripažinta nepatikimų tiekėjų dėl to, kad jinai dirba su tuo savo nepatikimu partneriu? Jo, tai iš esmės gali, bet čia nauja praktika teismų sako kad reikia labai individualiai žiūrėti. Gal iš tikrųjų buvo taip, kad tas jungtinės veiklos partneris, ar ne, jisai prisidėjo kažkaip tai visai ne dėl tų darbų ir pažeidimas buvo padarytas kitaip. Dėl kažko kito. Taip. Tai čia vėlgi taip gali abiems tikrai grėsti tokia nesėkmė, bet teismų praktika sako, kad negalima automatiškai imti ir rašyti, reikia vertinti situaciją dar pačią individualiai, pačią kas konkrečiai darė. Bet jeigu, tarkim, planuoji dalyvauti pirkime ir žinai, kad šitas partneris yra toks ir vis tiek kartu su juo sudarai tokią partnerystės sutartį, tai čia turbūt rizika dar didesnė. Tai turbūt, kad jau tada prisiėmė atsakomybę pilnai, nes tada iš tikrųjų sakyti, kad nežinojau, jeigu žinojau. Tai čia dar vienas dalykas, iš tikrųjų dar toks patarimas, kad reikia žiūrėti ne tik tai pirkimo dokumentus, bet ir su kuo eini į pirkimą, ar ne? Čia labai svarbus ir partnerio reputacijos klausimas. Dar yra vienas labai trumpas klausimėlis dėl to, per kiek laiko reikėtų pateikti perkančiai organizacijai pretenziją dėl to, kad nebuvo dėl sutarties vykdymo, nevykdymo, tarkim, perkančioji organizacija buvo įsipareigojusi nupirkti kažkiek prekių, bet jų nenupirko. Tai aišku, pirmiausiai reikėtų žiūrėti, ar yra čia tas pagrindas pretenzijai, bet tarkim, jeigu yra čia tas klasikinis atvejis su fiksuota kaina, kurios peržiūra nebuvo numatyta ir buvo, žodžiu, nupirkta ne visa apimtis darbų, dėl ko iš tikrųjų fiksuota kaina negali būti mažinama, tai galima būtų reikšti tokią pretenziją arba ieškinį, jeigu yra nekreipiama dėmesio į tą pretenziją. Tai terminai iš esmės yra civilinio kodekso nustatyti terminai šiuo atveju, nes sutarties vykdymas yra pasibaigęs. Tai būtų 3 metai dėl žalos atlyginimo, bet aišku, mūsų patarimas visada yra reaguoti operatyviai, nes reikia nepamiršti, kad teismas spręsdamas bylą visada turi teisę mažinti žalą, mažinti netesybas, tai yra delspinigius ar baudas. Šiuo atveju reikia įrodyti, kad būtent čia yra perkančiosios organizacijos kaltė ir jeigu kartais prisidėjo ir pats tiekėjas, gali būti, kad ta žala yra mažinama. Tai daug įvairiausių yra dalykų, bet esminis patarimas reaguoti operatyviai, raštus rašyti tada, kada jau matot, kad problema atsirado. Tai turbūt
bus tiek šiai dienai. Labai ačiū ištvermingiems mūsų klausytojams, nes truputėlį kalbėjom ilgiau negu planavom, bet taip labai dažnai atsitinka. Aš labai tikiuosi, kad vertinga informacija buvo ir labai dėkoju savo kolegiams už tai, kad pasidalinote savo žiniomis ir skiriate savo laiką žmonių žinių tobulinimui. Tai ačiū labai ir iki pasimatymo. Ačiū visiems už skirtą laiką. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Ačiū labai.